Kopimas uolomis nenužudo tavęs taip, kaip tikėtumėsi. Ji nepasiema neapdairiųjų, ji nepasiema tų, kurie taupo saugumo sąskaitą, praleidžia treniruotes ar nežino, ką daro. Ji pasiema geriausius. Nuo legendos, kuri per 23 metus kopimo nė karto nebuvo nukritusi, iki paskutinės istorijos apie uolų laipiotoją, kuris žuvo pačiu netikėčiausiu ir siaubingiausiu būdu. 5 vyrai. Daugiau bendros patirties kopiant vertikaliomis uolomis nei dauguma šalių sukaupė per vieną kartą. Kiekvienas iš jų mirė darydamas tai, ką buvo daręs 10 000 kartų anksčiau. Tačiau kartu jie tapo 5 tragiškiausiamis uolų laipiojimo žūtimis istorijoje. Per artimiausias 2 valandas jūs pamatysite, kaip tiksliai tai įvyko. Prisėskite. 2009 m. Liepos 5. Dyke Wall, Kalifornija. Jis vienas lipa saulės įkaitintų granitu. Be virvės, be apraišų, tik laipiojimo batai, magnezija pabarstytos rankos ir 30 metų patirties, žinant tiksliai, ką jo kūnas gali padaryti. Maršrutas prieš jį tik apšilimas, vos 24 metrai. Toks kopimas iš jo beveik nieko nereikalauja. Jo kairė ranka siekia atbrailos, kurios jis jau 100 kartų buvo siekęs anksčiau. Tai vyko per paskutinės Johno Bacharo gyvenimo minutes. Sveiki atvykę ant pačios ribos. Kai Johnui Bacharui buvo tik 17 metų, jis nusprendė tapti geriausiu pasaulyje uolų laipiotoju. Tikriausiai jį pavadintumėte bepročiu. Jis metė mokyklą ir 1975 metais atvyko į Yosemito slėnį raudonu Volkswagen mikroautobusu su laipiojimo bateliais, alto saksofonu ir kūnu, kuris atrodė tarsi sukurtas vertikalioms uoloms. Laipiojimas buvo visas jo gyvenimo tikslas. Jis nesidomėjo niekuo kitu. Paauglystėje jis atrado smiltainio riedulių laipiojimo vietovę San Fernando slėnyje, vadinamą Stony Point. Ir tai buvo visko kito pabaiga. Vietinis laipiotojas prisiminė, kaip matė paauglį Johną lipantį ir pasakė, kai aš pradėjau laipioti, Bacharas jau čia buvo. Jis dar buvo mokykloje, jis jau buvo geresnis už visus kitus. Jis buvo lėtas, tikslus, tobulas. Yosemito slėnyje jis susidraugavo su laisva jaunų talentingų laipiotojų grupe, kurie šį slėnį buvo pavertę savo namais, o laipiojimą savo apsėdimu. Jie buvo vadinami Stone Masters ir gyveno furgonuose bei palapinėse stovyklavietėje, vadinamoje Camp 4. Kartais ištisus mėnesius iš eilės, kasdien kopdami į uolas. Jie keitė supratimą apie tai, kas šiame sporte įmanoma, ir jie tai žinojo. Norėdami suprasti, kas nužudė Johną Bacharą, pirmiausia turite suprasti pasaulį, aplink kurį sukosi visas jo gyvenimas. Taigi didžiąją 1950 ir 1960 dalį pagrindinis tikslas kopiant didžiąją sieną buvo tiesiog bet kokiamis priemonėmis pasiekti viršūnę. Alpinistai naudojo į plyšius įkaltus metalinius smaigus, ant kurių stovėdavo. Jie naudojo virvės kilpas, kad galėtų temptis aukštyn. Uola buvo problema, kurią reikėjo išspręsti naudojant įrangą. Niekas per daug nesirūpino, kaip tai atrodė. Stone Masters tai pakeitė. Jų filosofija buvo paprasta ir kartu radikali. Naudok tik savo rankas ir kojas ant uolos. Jokio dirbtinio kopimo, jokio kilimosi tempiantis už įrangos. Jei negalėjai užlipti savo jėgomis, dar nebuvai tam pasiruošęs. Jie tai vadino laisvuoju kopimu ir pasiekė aukštumas, kurių niekas anksčiau nebuvo pasiekęs. 1975 metais Johnas ir keli kiti Stone Masters nariai pirmą kartą laisvai įkopė į maršrutą vadinamą Astro Man, Vašingtono rytinėje sienoje. Kolona, pagarsėjusi savo sudėtingumu siena, pilna atkarpų, kurias geriausi alpinistai iki tol galėjo įveikti tik naudodami pagalbinę įrangą. Jie įkopė į ją visiškai savo jėgomis. Tai tapo vienu garsiausių įkopimų Amerikos kopimo istorijoje ir nustatė naują standartą, ką žmogaus kūnas gali padaryti vertikalioje uoloje. Tačiau net ir tarp tos grupės Johnas išsiskyrė. Kol kiti susitelkė tik į kopimą, jis taip pat treniravosi. Jis buvo apsėstas tuo taip, kaip niekas anksčiau kopimo pasaulyje nebuvo buvęs. Jis tiesiog rijo knygas apie mitybą ir žmogaus kūną, kaip veikia raumenys, kaip stiprinti rankų jėgą, kaip greičiau atsigauti, visa tai. Jis studijavo kovos menininkus, tokius kaip Bruce'as Lee, jis rimtai žiūrėjo į jėgos ugdymą. Jo stovyklavietė Camp 4 prisipildė svarmenų, kabančių kopėtėlių ir prisitraukimų skersinių. Kiti alpinistai ateidavo tiesiog pažiūrėti, kaip jis sportuoja, taip kaip sustotum pažiūrėti kažko, ko niekada nesimatęs ir negali iki galo paaiškinti. Kad galėtų greičiau kopti, jis išrado treniruočių įrenginį, kuris tapo žinomas kaip Bachar Ladder.
Tai yra apie 5,5 metrų ilgio virvinės kopečios su medinėmis skersinėmis, kurios kabo pakibusios ore ir kuriomis galima lipti tik rankomis, visiškai nenaudojant kojų. Skamba paprastai, bet taip nėra. Šiandien tam tikra šios idėjos versija egzistuoja beveik kiekvienoje laipiojimo salėje pasaulyje. Džonas pastatė originalą tarp Camp 4 medžių 7-ajame dešimtmetyje. Savo jėgų viršūnėje jis atlikdavo prisitraukimą viena ranka, laikydamas laisvoje rankoje 5,7 kg hantelį ir 2 prisitraukimus abiem rankomis prie juosmens, prisitvirtinęs daugiau nei 45 kg, kaip įprastos treniruotės dalį. Džonas visą tai darė todėl, kad norėjo būti toks geras bet kuriame maršrute, jog kritimas būtų neįmanomas. Nemažai tikėtinas ar retas, o tiesiog neįmanomas. Tačiau buvo ir kita priežastis, kodėl Bacharas buvo apsėstas tobulumo. Taip, Stone Masters buvo laisvieji alpinistai, kurie uolomis kopė naudodamiesi tik rankomis ir kojomis, o virvę segėsi į saugos įrangą kylant aukštyn, kad ši juos sulaikytų, jei jie nukristų. Tai jau buvo laikoma drąsu ir pažangu tuo laikotarpiu. Džonas nuėjo dar toliau. Jis visai atsisakė virvės. Šis laipiojimo būdas be virvės, be apraišų ir be jokios apsaugos, vadinamas laisvu solo laipiojimu. Džonas to neišrado, bet jis buvo pirmasis žmogus, kuris tai darė nuosekliai ir metodiškai, tokio sudėtingumo laipiojimo lygiais, kad visa laipiojimo bendruomenė nutilo. 1976 metais, būdamas 19, jis nusprendė įveikti 400 pėdų aukščio granito sieną, vadinamą New Dimensions. Ši maršrutas buvo įvertintas 5,11 A laipsnių, kuris tuo metu buvo sunkiausias įvertinimas. Ir Džonas nusprendė ją įkopti be virvės. Jam pavyko. Daugeliui alpinistų tai tikriausiai būtų buvęs jų karjeros akcentas. Džonui tai buvo tik pradžia. 1979 metais jis įveikė 3 atkarpų granito maršrutą Džiauzemitų slėnyje, vadinamą Nabisco Wall. Jam reikėjo įkopti beveik 1000 pėdų vertikalaus uolos, be virvės, per atkarpas, kurias net elitiniai alpinistai sunkiai įveikdavo su visa įranga. Ir jis tai padarė nepriekaištingai. Tada jis nusitaikė į maršrutą vadinamą moratoriumu. Tai buvo 500 vertikalių pėdų Džiausemito granito. Tai skyrėsi nuo jo ankstesnių bandymų. Jis nusprendė lipti be virvių, nors niekada anksčiau šio maršruto nebuvo kopęs. Kopijant, tai vadinama solo iš pirmo karto ir tai laikoma pavojingiausiu dalyku, kurį žmogus gali savanoriškai daryti ant uolos. Kylant aukštyn, jis nejautė visiškos kontrolės. Kiekvienas judesys tikrino jo galimybių ribas. Jis pasiekė viršūnę ir nusileido žemyn. Tačiau vietoj įprasto gryno pasitenkinimo po kopimo, jis pajuto kažką kitą. Vėliau jis tai apibūdino taip. Viršūnėje jaučiausi tarsi tuščias kiautas, tarsi man būtų pavykę išsisukti padarius tai, ko neturėjau daryti. Tas jausmas reiškė, kad sėkmė buvo veiksnys, o Džono Bacharo filosofijoje sėkmė buvo nepriimtina. Sėkmė reiškia, kad saugumo riba, skyrusi jį nuo žemės, susitraukė iki to, ko jis nebegalėjo iki galo numatyti. Todėl jis nusprendė nuo tos akimirkos laipioti be virvės tik tas maršrutus, kurias buvo įveikęs su virve tiek kartų, kad kiekvieną judesį žinotų visiškai tiksliai. Pats solo laipiojimas taptų tikrų meistriškumo pasirodymu. Kontrolė, o ne išgyvenimas buvo jo standartas. Tai buvo jo laipiojimo filosofija ir ji atnešė rezultatų, kokių šis sportas dar nebuvo matęs. Džonas įveikė maršrutus, kurių dauguma rimtų alpinistų neįveikė net su virve. Per daugiau nei 30 metų jis be jokios apsaugos įveikė maždaug 1,5 milijono pėdų uolos. Tai prilygsta kopimui nuo jūros lygio iki Everesto viršūnės daugiau nei 50 kartų, nė karto neprisisegus prie jokios apsaugos. Džonas tai darė ne tam, kad pasipuikuotų ar iš arogancijos. Jam kopimas be virvės nebuvo ekstremalus, tai buvo tiesiog sąžininga. Tai buvo žmonės judantis pasaulyje ir visiškai atsakingi už kiekvieną sprendimą, kaip gamta ir numatė. Jo žodžiais tariant, visi gyvena be jokios apsaugos. Kai eini į parduotuvę, irgi esi be jokios apsaugos. Tai tik maršruto sudėtingumo klausimas. Ir Džonas norėjo, kad pasaulis tai suprastų. 1981 metais jis paskelbė skelbimą Yosemite alpinistams, žadėdamas $10 000 atlygį tam, kas galės visą dieną lipti kartu su juo be virvės. Tiesiog neatsilik nuo jo ant bet kurios jo pasirinktos uolos ir gauk $10 000. Niekas nepriėmė šio pasiūlymo. Geriausi pasaulio alpinistai, vyrai ir moterys, kurie kasdien treniravosi kartu su juo, kurie puikiai žinojo, ką jis sugeba, pažvelgė jo pasiūlymą ir nieko neatsakė.
Ta tyla pasakė viską. Jonas Bakeris tapo tuo, ko šis sportas dar niekada nebuvo matęs ir neturėjo tam tinkamo žodžio. 9-ojo dešimtmečio viduryje Jonas tapo pasaulinio garso žvaigžde, taip kaip ne vienas alpinistas iki tol. Jis vienas įveikdavo mirtinai pavojingus maršrutus tiesiogiai transliuojamuose televizijos reklamose. Jis dalyvaudavo išlikimo žaidimų varžybose ir laimėdavo. Žurnalas Rolling Stone paskelbė straipsnį apie jį tuo metu, kai laipiojimas uolomis dar niekada nebuvo pasirodęs ant žurnalo viršelių. Jis tapo viešu sporto, apie kurį dauguma amerikiečių net nebuvo girdėję veido, prieš kameras darydamas tai, kas daugumai amerikiečių atrodė tiesiog nerealu. Pasaulis jį mylėjo. Joks maršrutas ar kalnas negalėjo jo sustabdyti. Ne vienas alpinistas žemėje net nebandytų. Nevados greitkelis ruošėsi padaryti tai, ko per 30 metų laipiojimo uolomis niekada nepavyko. 2006 metų rugpjūčio 13 dieną Jonas Bakeris sėdėjo automobilyje ir važiavo namo iš parodos Salt Lake Cityje. Tuo metu Johnui buvo 49 metai. Jis vis dar kopė, bet jis buvo kur kas daugiau nei tik alpinistas. Jis turėjo klestinti verslą, jauną sūnų vardu Tyras ir gyvenimą, kuris jau seniai buvo peržengęs raudonojo Volkswagen furgono, kuriuo jis atvyko prieš 30 metų ribas. Šalia jo sėdėjo Steve'as Carafa, jo verslo partneris ir artimas draugas. Jo mergina Anastasija taip pat buvo automobilyje. Tai turėjo būti nuobodi kelionė namo, bet kažkur netoli Nevados valstijos sienos jų automobilis nuvažiavo nuo kelio. Niekas niekada iki galo nepaaiškino, kodėl taip nutiko. Nebuvo jokių draudžiamų medžiagų ar kitų automobilių, tik tiesus dykumos greitkelis. Ir tada, be jokio įspėjimo, jų automobilis nulėkė nuo kelio. Steve'as žuvo vietoje, Anastasija išgyveno su nedideliais sužalojimais. Jonas vis dar buvo gyvas, kai jį pasiekė medikai. Jis buvo sraigtasparniu nugabentas į Jutą skubiam medicininiam gydymui. Ir tai, ką gydytojai rado, buvo mirtinas smūgis jo karjerai. Jis buvo susilaužęs 5 kaklo slankstelius. Kaklinė stuburo dalis yra ta stuburo dalis, kuri eina per jūsų kaklą. Tai 7 vienas ant kito sudėti slanksteliai, einantys nuo jūsų kaukolės pagrindo iki pečių. Per visų tų 7 kaulų centrą eina jūsų nugaros smegenys. Kiekviena komanda pajudinti pirštą ar sugriebti kybį praeina per tą siaurą koridorių jūsų kakle. Bakaras buvo lūžęs 5 iš tų 7 slankstelių. Pats rimčiausias iš tų lūžių buvo pačioje kaklinės stuburo dalies viršuje, ties kaukolės pagrindo. Gydytojai pasakė Johnui, kad jei lūžis būtų pasislinkęs vos per kelis milimetrus, bet kuria kita kryptimi, jis būtų buvęs paralyžiuotas nuo kaklo žemyn. Arba jis būtų miręs dar iki atvykstant greitosios pagalbos medikams. Jo stuburą teko chirurginiu būdu sujungti atgal, naudojant strypus ir varžtus, kad būtų sutvirtintos avarijos metu sulūžusios dalys. Tačiau jis neturėjo sveikatos draudimo, o jo sąskaitos buvo milžiniškos. Žinia pasklido ir laipiojimo bendruomenė surinko lėšų vyrui, kuris šiam sportui iškėlė šį sportą į naujas aukštumas. Jo sąskaitos buvo apmokėtos. Operacija buvo sėkminga. Nepaisant visų išbandymų, Jonas vėl vaikščiojo savo kojomis. Tai buvo medicinos stebuklas, tačiau Jonas niekada nebebus toks pat. Kai chirurgai vėl sujungė jo kaklo slankstelius, jie stabilizavo kaulus, tačiau nieko negalėjo padaryti dėl pažeistų nervų. Kaulai laikui bėgant sugyja. Su nervais taip nebūna. Kartais jie niekada visiškai nesugyja. Ši būklė vadinama likutinė nervų pažaida. Tai nuolatinis signalų keliaujančių iš smegenų per kaklinę stuburo dalį į rankas ir plaštakas sutrikimas. O pagrindinė šios būklės problema yra ta, kad ji nėra pastovi. Ji gali būti visiškai nepastebima ištisas dienas ar net savaitės. Ir tada, be jokio įspėjimo ar atpažįstamo sukėlėjo, signalas dingsta. Komanda išeina iš smegenų, keliauja žemyn per suaugusius lankstelius ir kažkur tame pažeistame koridoriuje ji pasimeta. Raumuo kitame gale laukia komandos, kuri niekada iki galo neateina. Jono atveju tas pažeidimas buvo įsitvirtinęs vienoje rankoje ir plašte. Kai kuriomis dienomis jis atsibusdavo ir viskas būdavo gerai. Kitomis dienomis jis bandydavo pasiekti kažką tokio paprasto, kaip kavos puodelis, ir jo ranka jį išduodavo. Nedramatiškai, ne kaip smarkus spazmas ar visiškas funkcijos praradimas, tiesiog silpniau. Sukibimas, kuris turėjo būti 10, jautėsi kaip 6. Pirštai užsiverdavo pusę sekundės lėčiau, nei jo smegenys jiems liepė. Daugumai žmonių tai yra nepatogumas. Žmogui, kuris laipioja be apsaugos, 6, kai reikia 10, nėra nepatogumas, tai yra mirties nuosprendis.
Blogiausia Džonui buvo tai, kad jis niekada negalėjo žinoti, kokia tai bus diena, kol ji jau būdavo prasidėjusi. Ryte jo kūnas neduodavo jokio signalo, kad šiandien bus bloga diena. Jis jausdavosi gerai, kol staiga nebesijausdavo gerai. Nepaisant to, jis ir toliau laipiojo be apsaugos. Tai tiesiog buvo jo esmė, tai buvo vienintelė jo pažįstama savęs versija. Nustoti būtų tas pats, kas atsisakyti deguonies. Todėl, kad prisitaikytų prie savo traumos, jis padarė pakeitimų. Jis nebelipo ties savo galimybių riba ir vietoj to rinkosi maršrutus, kurie buvo gerokai lengvesni jam. Maršrutai buvo tokie lengvi, palyginti su jo maksimaliomis galimybėmis, kad net blogą dieną, net kai ranka tebuvo vos 6 lygio, jis vis tiek galėjo juos įveikti be didesnių sunkumų. Jis laipiojo be virvių, su didesne atsarga, nei jam kada nors anksčiau buvo reikėję. Metus po nelaimingo atsitikimo toks požiūris veikė, kol vieną dieną nustojo veikti. 2009 m. Liepos 5, sekmadienio rytas, Mammoth Lakes, Kalifornija. Džonas atsikėlė, sėdo į savo automobilį ir nuvažiavo 5 minutes iki uolos, kurią buvo lankęs 100 kartų. Dyke Wall yra virš Lake George, 9000 pėdų aukštyje. Dži buvo vos už kelių žingsnių nuo jo namų durų ir Džonas pažinojo kiekvieną jos centimetrą. Ta rytą jis pasirinko maršrutą vadinamą Mr. Kamikaze, kurio sudėtingumas 5,10 A, o aukštis tik 80 pėdų. Džonui tai buvo tas pats, kas profesionaliam sprinteriui lengvai nubėgti iki gatvės galo. Jis ir jo partneris šį maršrutą naudojo apšilimui vos prieš 2 dienas. Žinoma, jis neturėjo jokių virvių, tai buvo visiškai nereikalinga. Ta rytą uoloje buvo ir kitų alpinistų. Jie ruošė įrangą, tikrino tvirtinimus, kalbėjosi tarpusavyje. Ne vienas iš jų jo nestebėjo. Ir staiga pasigirdo garsus trenksmas, užpildęs orą tarsi sunkus krintantis akmuo, po to prislopintas aimanavimas, tada tyla. Alpinistai pažvelgė į sienos papėdę ir pamatė nuo žemės kylantį mažą dulkių debesį. Džie pribėgo prie tos vietos per mažiau nei minutę ir rado Džoną gulintį uolos papėdėje. Džys nereagavo. Jie pribėgo prie jo, kažkas paskambino 911, kitas nubėgo ieškoti pirmosios pagalbos rinkinio. Aplink jį buvę alpinistai kalbino jį, kol laukė, stebėdami, ar pasirodys kokia nors reakcija. Jokios reakcijos nebuvo. Atvyko gelbėtojų komanda ir išgabeno jį iš kanjono neštuvais su ratukais. Jie nunešė jį prie Džordžo ežero kranto ir perkelė į valtį, kad perplauktų vandenį. Kitoje pusėje laukė greitosios pagalbos automobilis. Jį nuvežė į Mammoth Hospital, bet jau buvo per vėlu. Džonas Bakeris mirė tą pačią popietę, jam buvo 52 metai. Visi bandė suprasti, kas įvyko. Kaip? Kaip didžiausias visų laikų laipiotojas be virvės gali nukristi ant apšilimo maršruto? Kas ten įvyko? Praėjus kelioms dienoms po nelaimės, alpinistas vardu Ermasas Farnošas, paprašytas Bakaro partnerės Polos, sugrįžo prie Mr. Kamikaze ir apžiūrėjo kiekvieną maršruto atbrailą. Jis metodiškai peržiūrėjo sieną, ieškodamas bet kokių šviežio akmens požymių, bet kokios vietos, kur kažkas galėjo atitrūkti. Granite kartais pasitaiko nulūžusių atbrailų. Nuo sienos atsiskiria plokštelė ir staiga atbraila, kurią rėmėtės, tiesiog nebeegzistuoja. Tai būtų viską paaiškinę, bet jis nieko nerado. Pola pati įkopė to maršrutu maždaug po mėnesio ir tai patvirtino. Visi laikikliai buvo sveiki, siena jo nenuvylė, tačiau kai pagaliau pasirodė jo autopsijos ataskaita, ji papasakojo istoriją, kurios uola negalėjo papasakoti. Mirties priežastis buvo didžiulis smegenų kraujavimas. Džonas trenkėsi galva į aštrų akmenį prie sienos papėdės ir būtent tas smūgis viską užbaigė. Tačiau būtent kiti radiniai pribloškė žmonės. Abu Džono Bakerio riešai buvo sulaužyti, abu jo kulkšniai taip pat buvo sulaužyti. Tai 4 sulaužytos galūnės. Tai reiškia, kad jis buvo sąmoningas, krisdamas žemyn. Ir krisdamas, jo kūnas kovojo. Jo rankos siekė į priekį, jo rankos bandė už ko nors užsikabinti, kažką sulėtinti, sugriebti bet ką ant sienos. Jo kojos pasiruošė smūgiui. Jis darė tai, ką visada darydavo ant uolos. Jis sprendė problemas, bandė rasti kelią pirmyn. Kitaip tariant, jo kritimas jam nebuvo visiška staigmena. Tomis paskutinėmis sekundėmis jis žinojo, kas nutiko ne taip. Pati patikimiausia versija pateikiama vieno laipiojimo forumo vartotojo, kuris teigia asmeniškai pažinojęs Bačerą ir kalbėjęs su juo dienomis prieš jo mirtį. Ta žmogus parašė, mano pokalbiai su juo praėjusią savaitę ir dieną prieš tai apie staigų rankų jėgos ir koordinacijos praradimą matyt ir paaiškina šią tragediją.
Kai viską sudedi, viskas tampa labai paprasta. Kažkur ant tos sienos jo ranka siekė atramos, kurią buvo siekusi 100 kartų anksčiau, bet signalas jos nepasiekė taip, kaip turėjo. Jo kūnas sušlubavo pačiu blogiausiu momentu. Įdomu, apie ką paskutinėmis akimirkomis galvojo Džonas Bacharas. Įdomu, ar žmogus, kuris 30 metų buvo labiau įsitikinęs nei bet kas kitas žemėje, tuo momentu pajuto tą tuštumos jausmą, kurį jis buvo aprašęs prieš 10 mečius, tarsi būtų išsisukęs padaręs kažką, ko neturėjo daryti. 1983 metais, likus 26 metams iki jo mirties, Džonas Bacharas davė išsamų interviu žurnalui Rolling Stone. Jie paklausė jo apie mirtį. Jis pasakė, galbūt vieną dieną suprasiu, kad nekontroliuoju visko taip, kaip maniau. Galbūt tiesiog nukrisiu ir mirsiu. Verčiau išeičiau taip, nei gulėdamas mirties patale, būdamas 80. Džonas priėmė lemtingą sprendimą pasitikėti kūnu, kuris jau buvo jį perspėjęs, kad silpsta. 2006 metų spalio 23 Leaning Tower, Yosemite slėnis. 47 metų alpinistas stovi 500 pėdų virš žemės, popietė saulė šildo jo veidą, jo rankos sudraskytos po sunkių dienos darbų. Po juo slėnis driekiasi rudens šviesoje. Čia viršuje yra tik jis ir uola. Sunkiausia dalis jau įveikta. Jis dirbo šiuo maršrutu kelias dienas, įveikė sunkiausias atkarpas, o dabar jam tai reikia nusileisti fiksuotomis virvėmis ir baigti dieną. Paprasta, įprasta. Tai ką jis yra daręs 10 000 kartų savo gyvenime, išskyrus tai, kad tai, kas įvyks per artimiausias 2 sekundės, sukrės alpinistus visame pasaulyje. Per kelias dienas gamintojai pradės perdarinėti savo įrangą, o po 18 metų jo vardas vis dar bus minimas kiekvienuose laipiojimo kursuose kaip viską pakeitęs atvejis. Tai neįtikėtina Todo Skinnerio istorija. Todas Skinneris sukėlė revoliuciją uolų laipiojime. Žmonės jį vadino šio sporto Michaelu Jordanu. Ir atvirai kalbant, kai pasižiūri į tai, ką jis iš tikrųjų pasiekė, tas palyginimas nėra perdėtas. Todas gimė 1958 metų spalio 27 dieną Pindale, Vyominge. Jo tėvas vadovavo laukinės gamtos mokyklai, o Todas užaugo laipodamas ant trumpų uolų šalia Burnt ežero. 11 metų jis įkopė į Ganet viršūnę, aukščiausią Vyomingo tašką, kurio aukštis 13 804 pėdos. Jis buvo vienas jauniausių alpinistų, kada nors stovėjusių ant šios viršūnės. Tačiau būtent tai, ką jis padarė po studijų, viską pakeitė. Sulaukęs 30, Todas nusprendė pabandyti tai, ką žmonės laikė neįmanomu. Matote, 90-ame dešimtmetyje laisvasis kopimas sparčiai populiarėjo. Alpinistai visame pasaulyje kopė vis sunkesniais maršrutais uolų sienose, įrodydami, kad žmonės gali padaryti tai, kas dar prieš 10-metį atrodė neįmanoma. Ir niekur ši revoliucija nevyko intensyviau nei Yosemite slėnyje, Kalifornijoje. Laisvasis kopimas reiškia, kad uoloje naudoji tik rankas ir kojas. Virvė yra tik tam, kad sulaikytų tave, jei nukristum. Negali trauktis už įrangos ar remtis ją, kad pakiltum aukštyn. Tik grynas kopimas. O 90-ame dešimtmetyje tai ir apibrėžė tikrą alpinistą. Tai sukėlė problemą Yosemituose. Norint suprasti kodėl, reikia žinoti apie El Capitaną. Tai yra 900 metrų aukščio vertikali granito siena, kylanti iš Yosemite slėnio Kalifornijoje, viena garsiausių uolų pasaulyje. Alpinistai atvyksta iš viso pasaulio vien tam, kad atsistotų prie jos papėdės ir pažvelgtų į viršų. Iki 1988 metų El Capitanas buvo įveiktas 100 kartų, tačiau kiekvienas kopimas naudojo pagalbinės priemonės, į uolą įkaltą įrangą, kuri padėdavo kilti aukštyn, o ne vien tik rankomis ir kojomis laikantis už uolos. Taigi kilo klausimas, ar galima laisvai užkopti į El Capitaną? Dauguma žmonių sakė ne. Siena buvo per didelė, per sudėtinga, per ilgai reikalaujanti pastangų. Sunkiausios atkarpos buvo įvertintos 5-13 sunkumo laipsnių, o tai reiškia, kad jos buvo žiauriai, beveik neįmanomai sunkios. Ir tą sunkumo lygį reikėtų išlaikyti 1000 pėdų. Daugelis alpinistų sutiko, tai buvo neįmanoma. Tačiau Todas turėjo ką pasakyti, kažką, kas reiškia, kad reikės perrašyti tai, kuo alpinistai tikėjo esant įmanoma. 1988 metais Todas ir jo laipiojimo partnerė Paula Piana pradėjo bandyti laipioti Solof sieną be pagalbinių priemonių. Tai buvo viena garsiausių El Capitano maršrutų. Jie praleido 3 metus ruošdamiesi, 3 metus lipdami aukštyn ir žemyn tais pačiais ruožais, nuolat kartodami judesius, įsimindami, kur dėti rankas ir kojas. Jie praleido beveik 40 dienų ant tos sienos, nuolat kartodami sunkiausias atkarpas, kol įvaldė kiekvieną judesių seką. Ir tada jie padarė paskutinį 9 dienų šturmą, kad įveiktų ją nuo viršaus iki apačios.
Tai 9 dienos gyvenimo ant sienos, miegojimo kabančiose palapinėse 1000 pėdų aukštyje ir vien tik rankomis bei kojomis atliekamo vieno sunkiausių laipiojimų uolomis, bet jiems pavyko. 9 dieną jie pasiekė viršūnę. Tai buvo pirmasis laisvas didžiosios sienos įkopimas El Capitane. Pirmas kartas, kai kas nors įveikė 3000 pėdų granito, naudodamasis tik savo kūnu ir uola. Tas vienintelis įkopimas visam laikui pakeitė Yosemitą. Jis įrodė, kad laisvas kopimas nėra skirtas tik trumpiems maršrutams. Jį galima pritaikyti didžiausioms pasaulio sienoms. Tačiau Todas tuo neapsiribojo. 1995 metais jis išvyko į Pakistaną ir įkopė į Trango bokšto rytinę sieną. Tai buvo pirmasis pasaulyje 7 kategorijos laisvas kopimas. Tai buvo didžiausia tuo metu egzistavusi sudėtingumo kategorija. Maršrutas buvo daugiau nei 6000 metrų aukščio, o Todas ir jo komanda ant tos sienos praleido 60 dienų. Taip, 60 dienų gyvenant kalno šlaite. Ir visa tai vyko pačiame mirtiniausiame sezonu Karakoramo istorijoje, kai lavinos žudė alpinistus gretimose viršūnėse, o audros ištisas dienas laikė ekspedicijas įkalintas palapinėse. Jo kopimo partneris Trango viršūnėje, Bobis Modelis, prisiminė vieną akimirką, kai jie buvo įstrigę palapinėje 9 dienas iš eilės per didžiulę audrą. Siena virš jų buvo padengta ledu. Dauguma kitų ekspedicijų jau buvo pasitraukusios ir išvykusios, o Todas ant jų palapinės sienos užrašė kažką, kas puikiai atspindėjo jo asmenybę. Turi spardyti tamsą tol, kol ji pradės kraujuoti dienos šviesa. Ir 1995 m. rugsėjo 7-ąją, po 60 dienų ant sienos, jie pasiekė viršūnę, įvykdydami pirmąjį pasaulyje 7 kategorijos laisvą įkopimą. Tai buvo aukščiausia tuo metu egzistavusi sudėtingumo kategorija ant 20 000 pėdų sienos, pačiu pavojingiausiu sezonu, kokį kada nors buvo matęs Karakoramas. Per savo karjerą Todas atliko daugiau nei 300 pirmųjų įkopimų 26 šalyse. Tai buvo žmogus, kuris gyveno ir kvepavo aukščiausio lygio alpinizmu. Tai reiškia, kad jis suprato rizikas geriau nei beveik bet kas pasaulyje. Tačiau visa ta patirtis, visas tas žinojimas turėjo jį išduoti pačiu blogiausiu būdu. 2006 m. spalio 23, pirmadienio popietė, saulė šildo Josemitų slėnį. Todas stovi ant Leaning Tower 500 pėdų aukštyje ir šypsosi. Jo rankos sudraskytos nuo kišimo į plyšius, pirštai aprišti juostele, jis išsekęs. Tačiau stovėdamas ten aukštai ant tos sienos, jis taip pat jaučiasi patenkintas. Sunkioji dalis jau padaryta. Jis dirbo prie šio maršruto kelias dienas ir dabar pagaliau pasiekė viršūnę. Jam tereikia nusileisti virve ir baigti šiai dienai. Jis prisisega prie pritvirtintos nusileidimo virvės. Karabinas su užraktu sprakteli užsidarydamas. Viskas paruošta teisingai, lygiai taip, kaip jis tai darė 10 000 kartų anksčiau. Ko Todas nežino, tai kad jis nešioja tiksinčią bombą ir per artimiausias 2 minutes jis sprogs. Kad suprastumėte kodėl, turiu jūs sugrąžinti kelias dienas atgal ir paaiškinti, kas vyko su vienu įrenginiu, kurį Todas naudojo kiekvieną dieną. 2006 m. spalio 19. Todas ir jo laipiojimo partneris Jimas Jewitas yra prie Leaning Tower Josemityje, ruošiasi savo įrangą ir rengiasi dar vienai laipiojimo dienai. Jimui yra 34, jis iš Kalifornijos. Jie jau kelias dienas dirba prie maršruto, vadinamo Jesus Built My Hot Rod. Jis yra ant virš galvos išsikišusios vakarinės Leaning Tower sienos, o Todas bando padaryti pirmąjį laisvą įkopimą. Dabar, tokiam kaip Todas, tai nėra Everestas. Tai nėra ekspedicija, kuri pasitaiko kartą gyvenime, tai labiau kaip praktika, treniruotė, toks projektas, prie kurio dirbi tarp didžiųjų kopimų. Tu praleidi dienas lipdamas aukštyn ir žemyn tuo pačiu ruožu, išsiaiškini sunkiausius judesius, tempi savo įrangą, miegi ant sienos kabančioje palapinėje. Tai sunkus ir techniškas darbas žinoma, bet tai taip pat toks dalykas, kurį Todas buvo daręs 100 kartų per savo karjerą. Ir kai tą rytą jie tikrina savo įrangą, Jimas pastebi kai ką. Todo saugos kilpa yra nusidėvėjusi ir ne šiek tiek, o stipriai nusidėvėjusi. Jimas mato, kaip juosta pradeda irti, tarsi siūlai byrėtų iš audinio. Vėliau jis apskaičiuoja, kad nusidėvėjimas siekia apie 15–20%. Dabar įsivaizduokite save Jimo vietoje. Jūs esate jaunesnis laipiotojas. Jūs esate su legenda, žmogumi, kuris yra pamiršęs daugiau apie laipiojimo saugumą, nei dauguma žmonių kada nors sužinos. Ir jūs ruošiatės jam pasakyti, kad jo įranga yra pavojinga. Tačiau Jimas, reikia pripažinti, prabyla. Aš labai pabrėžiau jam, kad tai nėra gerai, vėliau sakė Jimas. Todas pažvelgė į kilpą. Jis žinojo, kad ji nusidėvėjusi. Tu nepraleidi tiek daug dienų, lipdamas virvėmis, nepastebėdamas, kaip tavo įranga dėvisi. Ir jis nenumoja ranka į Jimo žodžius. Jis tiesiog sako, tu teisus, jau užsisakiau naują apraišą. Paprastas pripažinimas. Naujas apraišas jau užsakytas.
Dar kelios dienos laipiojimo ir tada jis ją pakeis. Jie netgi aptarė galimybę papildomai apsaugoti kilpą papildomą juostą, kad būtų saugiau. Tačiau, kai jie apie tai kalbasi, ne vienas iš jų to nelaiko skubiu reikalu, nes su apraišais yra štai kaip. Laipiojimo apraišas turi kelias dalis. Yra juosmens diržas, kuris apjuosia tavo juosmenį, kojų kilpos, kurios apjuosia šlaunis, o šias dvi dalis priekyje jungia juostos kilpa, vadinama saugos kilpa. Ši kilpa yra stipriausia tavo apraišo dalis. Kai ji nauja, ji gali atlaikyti daugiau nei 2700 kg jėgą, gerokai daugiau nei tavo kūno svoris, gerokai daugiau nei net stipraus kritimo jėga. Ji sukurta būti itin tvirta, tad net jei nusidėvi 15 ar 20%, ji vis tiek turėtų laikyti. Ji vis tiek turėtų atlaikyti gerokai daugiau nei žmogaus svorį. Ir Todas šią apraišą jau naudojo kelias dienas. Su ja kopė aukštyn ir žemyn, leidosi su virve ir viskas vyko be jokių problemų. Taigi jie priima pavojingą sprendimą, bet jis atrodo visiškai pagrįstas. Jie tęs kopimą. Nauja apraiša greitai atvyks, dar kelios dienos nepakenks. Mes daugiau apie tai nekalbėjome, vėliau sakė Jimas. Tačiau štai kas iš tikrųjų vyko su Todos saugos kilpa, ko ne vienas iš jų iki galo nesuprato. Kad kiekvieną dieną galėtų vėl užlipti virvėmis, Todas naudojo mechaninius prietaisus, vadinamus ascenderiais. Jie prispaudžia virvę ir leidžia slysti aukštyn, bet ne žemyn, todėl galite lipti virve, nereikėdami kilti rankomis. Ir Todas abu savo ascenderius buvo pritvirtinęs prie savo apraišo, perveręs juostą tiesiai per savo saugos kilpą. Tai vadinama girth hitch mazgu. Paimate juostos gabalą, perverėte jį per jo paties kilpą ir jis užsiveržia. Kai tokiu būdu ką nors pritvirtinate prie saugos kilpos, kilpa nebegali suktis, ji lieka užfiksuota vienoje padėtyje. Taigi būtent tai ir vyko. Todas kelias tūkstančius pėdų virvės kopė kelias dienas, ascenderiai pritvirtinti prie jo saugos kilpos. Ir kiekvieną kartą jam kylant aukštyn, tie tvirtinimai trinasi į tą pačią kilpos vietą vėl ir vėl. Kaip virvė pjaunanti kitą virvę tūkstančius kartų diena iš dienos. Dar blogiau, ta vieta, kurioje vyko šis nusidėvėjimas, tikriausiai buvo paslėpta po jo kojų kilpomis. Ta saugos diržo dalis, kurios negali lengvai pamatyti, kai jį dėvi. Turėtum visą apraišą nusisekti ir atidžiai apžiūrėti, kad pastebėtum, kaip stipriai jis buvo susidėvėjęs. Ir po daugelio dienų laipiojimo darbo, nuolatinis trinimasis pamažu perkirto diržą, siūlas po siūlo, gija po gijos. Per artimiausias 4 dienas Todas ir Jimas toliau dirbo prie maršruto. Spalio 20, spalio 21, spalio 22, laipiojimas, leidimasis, įrangos tempimas. Ir su kiekvienu žingsniu, kurį Todas įveikė, paslėptos vietose, kurių jis nematė, vis daugiau diržo gijų trūkinėjo. Tai mus sugrąžina į 2006 metų spalio 23-ąją. Todas baigė. Jimas kažkur aukščiau maršrute. Jie baigė dienos darbus. Rytoj jie sugrįš ir toliau sieks pirmojo laisvo įkopimo. Todas pasiruošia nusileidimui virve. Tai jau grynas raumenų atminties veiksmas. Prisega prietaisą prie virvės, perveria ją, užrakina karabiną, spragt. Viską daro lygiai taip pat, kaip tai darė 10 000 kartų anksčiau. Todas atsilošia. Jo svoris persikelia nuo kojų ant apraišo ir kilpa tiesiog trūksta. Vieną akimirką jis saugiai leidžiasi virve. Kitą akimirką Todas krenta 500 pėdų per atvirą erdvę. Galiu tik įsivaizduoti, kas per tą pusę sekundės prabėgo per Todo mintis. Staigus suvokimas, kad kažkas siaubingai negerai, akimirksnis supratimo ir tada jau nieko nebegalėjo padaryti. Todas nukrito. 500 pėdų ant uolų Leaning Tower papėdėje. Smūgis buvo akimirksniu mirtinas. Kai gelbėtojai atvyko tą popietę, jie rado Todo kūną gulintį akmenų nuolaužose, o įrodymai apie tai, kas įvyko, vis dar buvo ten pat. Jo nusileidimo įtaisas vis dar buvo teisingai pritvirtintas prie virvės. Užrakinamas karabinas vis dar buvo užrakintas. Virvė buvo tvarkinga. Viršuje esantis tvirtinimo taškas buvo tvirtas. Kiekviena sistemos dalis veikė nepriekaištingai. Viskas išskyrus saugos kilpą. Kitą dieną rangeriai surado tai, kas iš jos liko – augmenijoje prie sienos papėdės. Kai jie ją atidžiai apžiūrėjo, galėjo tiksliai pamatyti, kas pražudė vieną iškiliausių visų laikų alpinistų. Juosta buvo labai nusidėvėjusi toje vietoje, kur nutrūko. Gijos buvo nutrūkusios nuo savaitės trukusios trinties. Tokia žala taupėsi lėtai, nepastebimai, kol vieną akimirką juosta nebeatlaiko. Tokio tipo žala, kuri dar labiau pablogėja per 4 kopimo dienas po to, kai kažkas ją pastebi ir pasako, tai negerai. Tiesą sakant, kai pirmą kartą sužinojau apie Todo istoriją, mano pirmoji mintis buvo dar vienas klasikinis per didelio pasitikėjimo savimi atvejis. Legenda, kuris manė, kad jam negalioja pagrindinės taisyklės.
Kažkas, kas taip gerai išmoko kopti, kad nustojo laikyti savo saugumo taisyklių. Tačiau kuo daugiau gilinausi į tai, kas iš tikrųjų nutiko, tuo labiau supratau, kad čia visai ne apie tai. Tai nebuvo arogancija. Tai nebuvo Todas galvojantis, aš per daug patyręs, kad tai būtų svarbu. Iš tikrųjų, tai beveik priešingai. Kai Jimas spalio 19-ąją atkreipė dėmesį į nusidėvėjusią kilpą, Todas jo neatmetė. Jis nepradėjo gintis, jis nesakė, aš žinau, ką darau, arba nesijaudink dėl to. Jis pasakė, tu teisus, jau užsisakiau naują apraišą. Jis pripažino problemą, jis jau buvo užsakęs pakaitalą, jis žinojo, kad tai reikia sutvarkyti. Jie netgi svarstė papildomai pritvirtinti jį papildomų diržų. Tai nėra žmogaus manančio, kad jis nenugalimas veiksmai. Vietoj to įvyko kažkas daug subtilesnio ir tiesą sakant, daug žmogiškesnio. Jie pažvelgė į tą nusidėvėjusią kilpą ir padarė skaičiavimą. Apraišas jau kelias dienas laikė puikiai. Naujasis netrukus turėjo atvykti. Liko tik keli lipimai. Nauja kilpa buvo pakankamai stipri, kad atlaikytų 6000 svarų. Net ir nusidėvėjusi 15 ar 20%, ji vis tiek turėjo atlaikyti gerokai daugiau nei Todo kūno svorį. Skaičiavimai atrodė teisingi. Logika atrodė pagrįsta. Ir svarbiausia, tai atrodė valdoma, nerizikinga, nepavojinga. Tiesiog nedidelis vėlavimas pakeisti kažką, kas vis tiek netrukus bus pakeista. Štai kas būdinga patirčiai. Ji tavęs nepaverčia neapdairiu. Ji suteikia pasitikėjimo savo gebėjimu valdyti riziką. Tai darai 10 000 kartų. Pažįsti savo įrangą, žinai savo ribas. Žinai, kas iš tikrųjų yra pavojinga, o kas tik atrodo pavojinga mažiau patyrusiems žmonėms. Tačiau kartais tas pasitikėjimas savo sprendimais būtent ir neleidžia pastebėti tos akimirkos, kai klaidų riba tyliai išnyksta. Žinia apie Todo mirtį stipriai sukrėtė alpinistų pasaulį. Kenas Jageris, Josemitų laipiojimo asociacijos prezidentas, puikiai apibūdino tai, kas vyko visur. Dabar žmonės pradėjo galvoti apie savo senus apraišus. Žinau, kad eisiu ir nusipirksiu naują. Polas Piana, Todo laipiojimo partneris, jau 30 metų parašė, mano geriausias draugas, mano pasirinktas brolis. Tai daro Todo netekti dar tragiškesnę, nes šios nelaimės buvo galima išvengti. Spalio 28-ąją, per Todo 48-ąjį gimtadienį, kurį jis būtų šventęs, daugiau nei 500 draugų ir šeimos narių susirinko Sinks Canyon centre netoli Landerio, Vajomingė, lauke mėnesiemoje. Skaidrių peržiūra. Laužas. Ant 2 milžiniškų gimtadienio tortų uždegto žvakės. Visi dainavo su gimtadieniu žmogui, kurio ten nebuvo. Tačiau iš Todo mirties kilo kažkas apčiuopiamo. Black Diamond Equipment, viena didžiausių laipiojimo įrangos gamintojų pasaulyje, sukūrė testavimo programą būtent dėl to, kas įvyko. Jie sistemingai testavo pažeistus saugos kilpas. Net kai 50% juostos buvo perpjauta, kilpos vis tiek atlaikė daugiau nei 1700 kg jėgą. Kai buvo perpjauta, 75% juostos jos vis tiek atlaikė, beveik 1360 kg. Net kai buvo perpjauta, 90% juostos kilpa atlaikė 353 kg, o tai reiškia, kad Todo kilpa neatlaikytų net jo kūno svorio, ji turėjo būti katastrofiškai nusidėvėjusi, daug labiau nei parodė jų bandymai. Iš to darbo gimė dar dažniausiai kartojama laipiojimo saugumo taisyklė. Jei kyla abejonių, nurašyk ją. Tai yra Todo palikimas, įrašytas pačioje įrangoje. Pramonė taip pat nustatė aiškius įrangos naudojimo terminus. Prieš Todo mirtį alpinistai atsisakydavo įrangos tik tada, kai ji atrodydavo nusidėvėjusi. Po Todo mirties tikrosios taisyklės tapo tokios. Rekreaciniams alpinistams daugiausia 7 metai, profesionalams, kurie naudoja įrangą intensyviai 1 metai, o 10 metų yra absoliuti riba, nesvarbu, kiek mažai ją naudojote. Black Diamond paskelbė specialų įspėjimą apie tai, kas pražudė Todą. Jie įspėjo nieko nuolat neprijungti prie savo saugos kilpos, nes tai neleidžia jai suktis ir sukuria koncentruotą nusidėvėjimą, kurio nematote. Blogiausiu atveju, jie rašė, tai gali sukelti nelaimę, panašią į tą, kuri tragiškai nutiko Todui Skinneriui. Jo vardas dabar visam laikui susietas su tuo įspėjimu, kuris vis dar dėstomas laipiojimo kursuose, vis dar minimas įrangos apžvalgose, vis dar gelbsti gyvybės net ir po 18 metų. Tado Skinnerio mirtis visam laikui pakeitė laisvąjį laipiojimą, nes jis sugriaudė ofojingą mitą. Mitą, kad patirtis reiškia imunitetą, o legendos nežūsta dėl paprasto įrangos gedimo. Mitą, kad dar vienas lipimas su nudėvėta įranga yra saugus, kai žinai, ką darai. Uolų laipiojimo Michaelas Jordanas žuvo darydamas tai, ką buvo daręs 10 000 kartų. Ne todėl, kad jis nežinojo, kaip reikėtų elgtis, bet todėl, kad žinoti geriau ne visada pakanka, kai esi pavargęs, kai esi susikoncentravęs į lipimą ir kai tau jau anksčiau pavyko išvengti nelaimės. 2019 metų, lapkričio 27-oji, El Potrero Chico, Meksika. Bradas Gobraitas stovi 1500 pėdų kanjono viršuje, kai saulė greitai leidžiasi.
Jo rankos sudraskytos po visos dienos sunkaus laipiojimo. Jis jau kelias valandas kopė šią sieną, išsekęs, beveik nebeturi vandens. Iki saulėlydžio liko mažiau nei valanda. Sunkiausia dalis jau baigta. Jam tai reikia nusileisti žemyn. Šį nusileidimą jis yra daręs 100 kartų. Jis žino kiekvieną saugos veiksmą, jis nedvejoja. Tai įvyko per paskutines Brado Gobraito gyvenimo minutes. Bradas Gobraitas negyveno taip, kaip dauguma žmonių. Visų pirma, jis gyveno nuolat kelyje. Ir aš tai sakau neperkeltinę prasme. Jo namai buvo tiesiog Honda Civic automobilis. Viskas, ką jis turėjo, tilpo tame automobilyje. Miegmaišis, turistinė viryklė, magnezijos maišelis, laipiojimo batai. Jis važinėjo nuo uolos prie uolos po visą Amerikos vakarus. Beveik visą laiką gyveno lauke, beveik kasdien kopė į uolas. Kodėl jis taip gyveno? Nes Bradas norėjo kopti į uolas kiekvieną dieną. Tai buvo vienintelis dalykas, kurio jis troško. Bradas gimė 1988 m. birželio 16 d. giliai Kalifornijos priemiesčiuose. Taip toli nuo laipiojimo uolomis, kaip tik įmanoma Kalifornijos vaikystėje. Jo tėvai buvo žygeiviai, ne laipiotojai, bet laipiojimas Brado tiesiog traukė. Kai jam buvo 5 ir jis lankė futbolą, Bradas užsiropždavo ant vartų, o ne bėgiodavo paskui kamuolį. Būdamas 8, jis kartu su tėvu įkopė į Vitnio kalną. Jo mama vėliau sakė, kad Bradas nuo to kalno nusileido pasikeitęs vaikas. Nuo tada, pasak jos, jam neberūpėjo būti mokykloje. Jam rūpėjo būti ant uolos, kopti aukštyn ir mėginti savo jėgas akistatoje su tuo, kam jo pasiteisinimai nerūpi. Ir to sprendimo rezultatai buvo nepaprasti. Per savo karjerą Bradas pasiekė tai, apie ką dauguma alpinistų net negali pasvajoti. Jis daugiau nei 100 kartų įkopė į El Capitaną, vieną garsiausių uolų pasaulyje. Dauguma alpinistų, bandančių įveikti šią viršūnę, užtrunka 3-5 dienas, miega kabančiose palapinėse 1000 pėdų aukštyje, tempia įrangą ir naudoja priemones, padedančias įveikti sunkiausias atkarpas. Bradas kopė kitaip. Jo filosofija buvo paprasta. Naudok tik rankas ir kojas ant uolos. Virvė skirta tik tam, kad sulaikytų tave, jei nukristum, o ne tam, kad galėtum ją užsikelti. Tai vadinama laisvuoju kopimu. Ir jis tai darė ne kartą maršrutuose, kurie tokie sudėtingi, kad alpinistų pasaulyje jie vertinami 5,13 lygiu. Tokiame, kuriame net elitiniai profesionalūs alpinistai susiduria su sunkumais ir dažnai nesėkmingai bando. Tačiau kai kuriuose kopimuose Bradas žengė dar toliau. Jis taip pat buvo laisvasis solo alpinistas. Tai reiškia kopimą visiškai be virvės, jokios saugos sistemos, jokio atsarginio varianto. Viena klaida, paslydusi koja ar ranka, kuri neįsikabina, reiškia mirtiną kritimą. Ir jis tai darė maršrutuose, kur bet koks kritimas būtų jį iškart pražudęs. Sunkiausias jo laisvasis solo buvo maršrutas vadinamas Hairstyles and Attitudes, Eldorado kanjone, Kolorado valstijoje. Prieš nuspręsdamas lipti be virvės, jis šį maršrutą repetavo bent 50 kartų per daugiau nei metus. 50 kartų su virve. Jis treniravosi kiekvieną judesį, įsiminė kiekvieną rankos padėtį, kiekvieną kojos padėtį, kol visa seka įsirėžė į raumenų atmintį. 2 savaitės prieš tikrąjį solo lipimą jis užlipo iki uolos papėdės ir apsisuko. Baimė nedingo, todėl jis nusileido žemyn. Kai jis pagaliau tai padarė, Cedar Wright, kuris filmavo kopimą, pavadino tai baisiausių dalykų, kokį jam kada nors teko filmuoti. Pats Bradas vėliau prisipažino, galbūt šį kartą aš persistengiau. Ar tai buvo pavojinga? Be abejo. 2008 metais jo laipiojimo partneriai nubalsavo jį pašalinti iš El Capitano komandos, nes jo laipiojimas tapo toks chaotiškas ir pavojingas, kad žmonės šalia jo nesijautė saugūs. Net Alexas Honoldas, kuris taip pat buvo gana garsus dėl savo nutrūktgalviško požiūrio į laipiojimą, 2015 metų interviu apie Bradą pasakė štai ką. Jis tikrai geras alpinistas, tik ne pats geriausias. Manau, kad artimiausi metai ar 2 jam bus lemiamas laikotarpis. Jis tikrai turi daug potencialo, bet šiek tiek dėl jo nerimauju. Tas nerimas nebuvo visiškai nepagristas. Tačiau tai, kas įvyko po 2 metų, įrodė, kad Bradas buvo kur kas daugiau nei tik potencialas. 2017 m. spalį Bradas ir jo partneris Jimas Reynoldsas išsiruošė pagerinti greičio rekordą El Capitano maršrutu The Nose, Hosemitų slėnyje. Šis kopimas net ir labiausiai patyrusiems alpinistams paprastai užtrunka 3-5 dienas. Alexo Honoldo turėtas rekordas buvo 2 valandos 23 minutės ir 46 sekundės. Bradas ir Jimas tą rekordą vijosi daugiau nei metus. Tai buvo jų 11 bandymas vien tik tą rudenį. 11 kartų aukštyn ir žemyn tą sieną, tobulindami savo techniką, įsimindami kiekvieną judesį, ieškodami, kur galėtų sutaupyti sekundžių. Ir spalio 21-ąją jie pagaliau pasiekė tikslą – 2 valandos 19 minučių ir 44 sekundės.
4 minutėmis greičiau nei Alexas Honoldas. Paskutinėme šturme į viršūnę, paskutinius 6 metrus kopimo, ne vienas iš jų nebuvo prisisegęs prie nieko, jie tiesiog kopė toliau neįsisegę. Bredas vėliau pavadino tai pavojingiausių dalykų, kokį jis kada nors buvo padaręs, bet jis pasiekė savo pasaulio rekordą. Bredas kartą pasakė, kad kopime jam labiausiai patiko jo paprastumas. Tik jis ir uola, jokios virvės, jokios įrangos, jokio sudėtingumo. To iššūkio grynumas ir visiškas susikaupimas, kurio jis reikalavo, vis vėl jį traukė ir sugrįžti. Turėtumėte žinoti, kad Bredas nebuvo be reikalo neapdairus. Jis buvo tikslus, patyręs ir sąžiningas dėl kompromisų, kuriuos darė. Jis tiesiog tikėjo, kad jo meistriškumo pakanka išsitekti tokiose siaurose ribose. Ir daugelį metų jis buvo teisus. 2019 metais Bradas Gobraitas buvo 31 metų ir pačiame savo gebėjimų viršūnėje. Jis buvo pasiekęs greičio rekordus 4 skirtingose uolose. Jo sąskaitoje buvo pirmųjų įkopimų. Jis atliko laisvus solo kopimus, apie kuriuos išgirdę kiti alpinistai jausdavo nerimą. Bendruomenė ne tik gerbė jį, jie stebėjo jį, studijavo jį ir bandė judėti kaip jis. Ta lapkritį Bradas išvyko į El Potrero Chico, Meksikoje, kartu su 15 pradedančiųjų ir vidutinio lygio alpinistų grupe iš Pietų Kalifornijos. Jis su gera drauge Juliana Baxter neoficialiai dirbo gidu. Lapkričio 26-ąją, antradienį, Bradas ir Julie kartu įkopė į klasikinį maršrutą, vadinamą Space Boys. Vėliau Julie sakė, kad tą dieną Bradas buvo labai kruopštus. Jis viską darė pagal taisykles, kai kopėme kartu, sakė jie. Jis labai stengiasi išmokyti mane saugaus kopimo daugiavirviais maršrutais technikų ir darė viską, kad mane apsaugotų. Ta antradienio vakarą Bradas paskelbė prašymą Instagram. Julia planavo kitą dieną pailsėti, bet Bradas norėjo kopti į ką nors sunkesnio, į ką nors sudėtingesnio, nei tai, ką jis darė su grupe. Jis ieškojo žmogaus, kuris trečiadienį kartu su juo kopėtų El Sendero Luminoso maršrutu. Alpinistas vardu Aidenas Jakobsenas pamatė įrašą ir susisiekė. Taigi, trečiadienį, 2019 m. lapkričio 27 d. Bradas buvo prie El Toro papėdės El Potrero Chico, Meksikoje ir ruošėsi kopti kartu su Aidenu, 26 metų alpinistu iš Phoenixo, kurį ką tik buvo sutikęs. O Aidenas buvo kompetentingas, bet toli gražu neprilygo Brado patirties lygiui. Maršrutas, kurį jie tą dieną bandė įveikti, buvo El Sendero Luminoso arba šviesusis kelias. Tai buvo 1500 pėdų ilgio nuolatinė kalkakmenio siena, sudaryta iš 15 atkarpų, o sunkiausia jos vieta buvo įvertinta 512D. Taigi tai nebuvo paprasta diena net ir tokiam žmogui kaip Bradas. Ir kad suprastumėte, kas nutiko toliau, štai ką turite žinoti apie laipiojimą uolomis. Kai lipate didelę sieną, esate pririštas prie virvės. Jūsų partneris yra apačioje, laiko kitą virvės galą ir leidžia ją, kai lipate aukščiau. Jei paslystate ir nukrentate, virvė jūs sulaiko. Lipate tiek aukštai, kiek leidžia virvė. Paprastai tai būna keli šimtai pėdų. Tada sustojate prie į uolą įtvirtintų metalinių žiedų, vadinamų ankerių. Prisisegate prie tų žiedų, jūsų partneris užlipa pas jūs. Tada viską kartojate vėl ir vėl, kol pasiekėte viršūnę. Bredui tai reiškia rankų kišimą į plyšius ir kūno svorio laikymą ant mažų kalkakmenio atbrailų, kol dilbiai pradėdavo degti. Ir prisiminkite, jis kopė per popietės karštį valandas, nevalgęs tinkamo maisto nuo pat pusryčių. Ir visą tai jis turėjo daryti susikaupęs ir sutelkęs dėmesį, nes klaida reiškia kritimą. Ir nors jis kopė su saugos virve, kristi vis tiek skaudu. Taip Bradas ir Aidenas praleido savo dieną. Atkarpa po atkarpos, valanda po valandos, nuolatinio kopimo tokiu sudėtingumo lygiu, kuris sustabdytų daugumą patyrusių alpinistų. Ir Bradas įveikė kiekvieną atkarpą sėkmingai iš pirmo karto, nei vieno kritimo. Tokiam ilgam ir sudėtingam maršrutui tai buvo nepaprastas pasiekimas. Vėlyvą popietę jie stovėjo viršūnėje, sunkiausia dalis jau buvo įveikta. Kanjonas driekėsi po jais vėlyvą naktį. Jie pasiekė viršūnę. Įsivaizduoju, kad jie ten akimirką stabtelėjo, atgavo kvapą, gal išgėrė vandens ir pažvelgė į apačioje atsiveriantį vaizdą. Ta akimirka, kai tavo kūnas išsekęs, bet protas švenčia įveikus sunkų iššūkį, yra vienas geriausių jausmų pasaulyje. Adrenalinas vis dar jaučiamas, bet baimės jau nebėra. Tau pavyko, sunkus darbas jau praeityje. Būtent tai reiškia Bredui, dabar jiems tai reikėjo nusileisti žemyn. O štai kaip alpinistai paprastai leidžiasi nuo tokios sienos. Paimi virvę ir perveri ją per tuos pačius metalinius žiedus, kuriuos naudojai kopdamas aukštyn. Dabar, užuot kopęs, slysti žemyn virve naudodamas prie apraišų pritvirtintą prietaisą, kuris reguliuoja tavo greitį.
Leidėsi iki kito žiedų rinkinio žemiau. Kai ten pasiekė, patraukė virvę iš viršaus, ji praslysta per žiedus ir nukrenta tau. Tada perveri ją per kitą žiedų rinkinį ir viską pakartoji iš naujo. Tai daroma po vieną žmogų. Šis metodas yra saugiausias, bet lėtas. Vidutiniškai alpinistui visiškai nusileisti tokiu būdu užtrunka nuo 2 iki 4 valandų. Ir tai buvo problema. Saulė leidosi 4:03 vakaro. O leistis tamsoje, kai jau esi išsekęs ir beveik nematai, kur eini, tokiu sudėtingu maršrutu yra gana pavojinga. Bredas pasiūlė ką nors kitą, ką nors greitesnio. Užuot leidusis po vieną, kas būtų, jei abu žmonės leistusi vienu metu. Virvę perveri per tvirtinimo žiedus kaip įprasta, bet užuot ją traukęs žemyn ir perveręs kiekviename nusileidimo taške, palieki ją viršuje. Vienas žmogus laikosi vienoje virvės pusėje, kitas kitoje ir abu vienu metu leidžiatės žemyn. Abiejų svoris vienas kitą atsveria ir laiko virvę vietoje prie viršuje esančio tvirtinimo taško. Šis metodas vadinamas sinchroniniu nusileidimu virve. To neišmoksite pradedančiųjų kursuose, tačiau tai įprasta tarp elitinių greitųjų alpinistų. Bredas tai buvo daręs 10 kartų anksčiau. Jam tai tada tikriausiai jau buvo tapę rutina. Aidenui, lipant kartu su tokio lygio kaip Bredas žmogumi, tikriausiai net nekilo mintis abejoti techniką. Taigi jie viską paruošė. Jie pradėjo sinchroniškai leistis virve nuo viršaus, tačiau pasiekę 9 virvės ilgį susidūrė su problema. Prie to saugos taško jau buvo 2 alpinistai. Metaliniai žiedai, prie kurių Bredas ir Aidenas turėjo įsirengti kitą nusileidimą, jau buvo užimti, visų 4 ten netilpo. Taigi, Bredas ir Aidenas turėjo sugalvoti, kur dar galėtų eiti. Po jais buvo didelė atbraila 5 ruožo viršuje. Tai būtų buvę tobula, tai buvo didelė patogi vieta nusileisti. Tačiau, kai jie pažiūrėjo, kiek turi virvės, suprato, kad jos neužteks, kad vienu kartu pasiektų tą atbrailą. Taigi jie nusprendė rinktis 6-ąją atkarpą. Tai buvo vos 50 pėdų virš didžiosios atbrailos. Reikėjo tik trumpai nusileisti virvę žemyn, nieko sudėtingo. Ir štai čia įvyko tas lemtingas sprendimas. Paprastai, kai ruošiatės nusileisti virvę, paimate virvę ir perverėte ją per tuos metalinius žiedus, pritvirtintus prie uolos. Tada traukite virvę tol, kol tiksliai jos vidurys atsiduria prie tų žiedų. Taip, abu žemyn kabančios virvės galai būna vienodo ilgio. Tačiau Bredas ir Aidenas šį kartą to nepadarė. Kadangi nusileidimas buvo labai trumpas, jie manė, kad viskas bus gerai. Jie nesivargino įsitikinti, ar abu virvės galai yra vienodo ilgio. Aidenas matė, kad jo pusėje virvė aiškiai siekia atbrailą apačioje. Tačiau Bredo pusė buvo įsipainiojusi į krūmą šone. Aidenas paklausė Bredo, ar viskas gerai? Bredas pažvelgė į įrangą ir pasakė, taip, mes galime atpainoti virvę leisdamiesi žemyn. Yra tik dar vienas svarbus saugumo žingsnis. Turite surišti didelius mazgus pačiuose virvės galuose. Stori, dideli mazgai, kurie yra per dideli, kad praleistų pro jūsų nusileidimo įrenginį. Taip, jei kas nors nutiktų ne taip, mazgas fiziškai užstringa jūsų renginyje ir jūs nustojate leistis žemyn. Jūs suprantate, kas vyksta ir ištaisote situaciją. Bet Bredas ir Aidenas taip pat nesurišo mazgų. Tai tik 50 pėdų, jiems viskas bus gerai. Bredas perėjo per kraštą vienoje pusėje, Aidenas sekė kitoje pusėje, šiek tiek aukščiau už jį, ir jie pradėjo leistis kartu. Aidenas aprašė, kas nutiko toliau, savo pasakojime žurnalui Outside. Mes pradėjome leistis, aš buvau šiek tiek aukščiau už jį, aš buvau kairėje, jis buvo dešinėje. Tada staiga pajutau trūktelėjimą ir mes pradėjome kristi. Jie nesuprato, kad Bredo pusėje virvės buvo mažiau nei jie manė. Neužteko, kad Bredas nusileistų iki atbrailos. Ir be mazgo, kuris sustabdytų, virvė tiesiog praslydo per jo įrenginį. Aidenas prisiminė tą akimirką ir pasakė, jis suriko, aš surikau. Aš pralėkiau per augmeniją, o tada vienintelis dalykas, kurį prisimenu, tai kaip jo mėlyni grumiči marškiniai šoko per kraštą. Tas trakštelėjimas pasigirdo, kai virvės trumpasis galas praslydo pro Bredo nusileidimo įrenginį. Nebuvo nieko, kas jį sustabdytų, todėl virvė tiesiog praslydo kiaurai. Jie buvo maždaug 6-9 metrų aukštyje virš atbrailos, kai abu nukrito. Aidenas nukrito 18-24 metrus, kol pralaužė krūmą, kuris iš dalies sušvelnino jo kritimą, o tada trenkėsi į uolos atbrailą apačioje. Jis susilaužė abu kulkšnis ir jam prireikė medicininės pagalbos, bet jis buvo gyvas. Bredas nebuvo toks laimingas, nebuvo jokio krūmo, kuris sušvelnintų jo kritimą. Tame ruože jie buvo 180 metrų virš žemės, o tokiame aukštyje, tokiu greičiu, žmogaus kūnui prireikė maždaug 5-6 sekundžių pasiekti žemę.
5-6 sekundės, kai tiksliai žinai, kas vyksta ir esi visiškai bejėgis tai sustabdyti. Įdomu, kas dėjosi jo galvoje. Ar jis bandė kažko griebtis, ar galvojo, kas nutiko ne taip, o gal tai buvo tik grynas, staigus siaubas, po kurio nieko mes niekada nesužinosime. Ką mes žinome, tai kad Bradas stipriai trenkėsi į žemę El Toro papėdėje. Kiti alpinistai, buvę papėdėje ir matę nelaimę, iškart iškvietė pagalbą, bet buvo per vėlu. Jis mirė iš karto nuo didžiulės traumos dėl stipraus smūgio. Jam buvo tik 31 metai. Kai kuriems žmonėms Brido pabaiga atrodė neišvengiama. Jis per ilgai spaudė save iki ribos. Visą savo karjerą jis gyveno labai siaurame saugumo rėžyje ir galiausiai viena iš tų ribų jį pavedė. Tačiau kuo labiau gilinsiesi į tikslų įvykių eigą, tuo mažiau ši versija atrodo įtikinama. Bradas mokėjo rišti stabdomosius mazgus. Jis suprato, kaip veikia vienalaikis nusileidimas virve geriau nei beveik bet kas kitas. Jis kaip tik dieną prieš tai mokė džiulę šių tikslių technikų. Jis sėkmingai naudojo šią techniką 10 kartų. Tai kas iš tikrųjų nutiko? 1997 metais kognityviniai psichologai Bernas ir Boveras nustatė elgseną, kurią jie pavadino klaida po užduoties užbaigimo. Ji vyksta tada, kai pagrindinis užduoties tikslas jau pasiektas, tačiau lieka svarbus papildomas žingsnis, kuris yra praleidžiamas. Smegenys užfiksuoja, kad užduotis įvykdyta ir nukreipia savo kognityvinius išteklius nuo šios užduoties. Likusiam žingsniams skiriama mažiau dėmesio. Šio klaidos pavyzdžiai beveik gėdingi. Palikti kortelę bankomate po to, kai pasiėmei pinigus. Palikti originalų dokumentą kopijavimo aparate po to, kai pasidarei kopijas. Tikslas buvo pinigai, kopija. Tikslas pasiektas. Smegenys jau persijungia prie kito dalyko. Antrinis žingsnis – pasimti kortelę ar dokumentą lieka užmarštyje. Jūros lygyje tokios klaidos tik gėdingos. Kopiant, jos lemia mirtį. Ta akimirka, kai Bradas ir Aidanas pasiekė El Sendero Luminoso viršūnę, jų smegenys pradėjo pereiti iš aukšto budrumo ir veikimo režimo, kuris palaikė juos per 1500 pėdų techninio kopimo, į mes jau baigėme režimą. Ir tokioje atsipalaidavusioje būsenoje sprendimas, kad tai tik 50 pėdų, mums nereikia centruoti virvės, buvo būtent toks skaičiavimas, kuris atrodo logiškas, kai sunkioji dalis jau baigta. Pridėkite fizinį nuovargį. Po valandų sunkaus kopimo, smegenų gebėjimas tikrinti procedūrinės klaidas pastebimai sumažėja. Tai nėra Brado Gobraito problema, tai yra žmogiška problema ir duomenys tai patvirtina. Tarp 56 ir 80% mirčių aukščiausiose pasaulio kalnuose įvyksta grįžtant namo, kai viršūnė jau pasiekta. Komercinėje aviacijoje beveik pusė visų mirtinų avarijų įvyksta artėjimo ir nusileidimo metu, paskutinėme skrydžio etape, kai visi sunkumai jau būna įveikti. Šiaurės Amerikos kopime uolomis nusileidimas virve kasmet patenka tarp 3 pagrindinių mirtinų nelaimių priežasčių. Bradas padarė vieną paprastą klaidą ir sumokėjo pačią didžiausią kainą. 1993 m. gegužės 26 diena, Josemičio slėnis, Kalifornija. Derikas Hersis praleido 16 valandų kopdamas stačia El Capitano sieną, viena sunkiausių pasaulyje, turėdamas tik vieną skardinę Pepsi. Jis tai padarė, nes Derikas Hersis visada pasiekdavo tikslą. Per daugiau nei 2 dešimtmečius laisvojo solo kopimo be virvių, jis nė karto nebuvo nukritęs, nei ant The Diamond, nei Juodajame kanjone. Nei viename iš tūkstančių maršrutų, kuriais jis buvo kopęs Kolorade, Vajominge ir Kalifornijoje. Kopimo pasaulyje jį vadino daktarų mirtimi, ne todėl, kad jis būtų buvęs neatsargus, o todėl, kad niekas negalėjo jam pakenkti. Taigi, kai jis pasakė savo partneriui, kad išeina greitam solo kopimui maršrutu, kurio sudėtingumas buvo gerokai mažesnis už jo galimybes, niekas nesijaudino. Bet jis niekada negrįžo. Mane jo istorijoje neramina tai, kad tai nebuvo tik viena klaida. Tyrėjai nustatė, kad tai nebuvo viena atskira tragedija. Tai buvo visa klaidų grandinė. Tai, kas įvyko tą dieną, išlieka viena keisčiausių Josemito paslapčių. Tai yra baisios paskutinės Deriko Hersey minutės. 9-ajame dešimtmetyje alpinistai Deriką vadino daktarų mirtimi. Ir atvirai kalbant, kai pamatytumėte, ką šis vyras darė ant uolos, tikriausiai sutiktumėte. 1989 metais Derikas atvyko prie Diamondo papėdės. Tai 900 pėdų aukščio beveik vertikali siena, kuri tuo metu buvo viena labiausiai bauginančių kalnų sienų Šiaurės Amerikoje.
Jis pusryčiams suvalgė 3 Fig Newton sausainius ir sniego gniūžtę. Tada, be virvės, jis užlipo vieną kalno sieną, nusileido kitą sieną ir vėl užlipo atgal. Visa tai be pertraukos, be virvės, įveikdamas beveik 3000 vertikalių pėdų sudėtingos uolos ir visa tai iki vidurdienio. Praėjus 2 metams, Derekas vėl grįžo į Juodąjį kanjoną, esančiame Ganisono nacionalinėme parke, Kolorado valstijoje. Tai tarpeklis toks gilus ir siauras, kad stovint ant krašto ir žiūrint žemyn, upė dugne atrodo kaip plona sidabrinė gija. Sienos leidžiasi beveik 1700 pėdų tiesiai žemyn, tamsesnės nei bet kas, ką esate matę, išvagotos senovinėmis uolienomis, kurios nematė saulės šviesos milijonus metų. Dauguma alpinistų, bandančių tai įveikti, vadina šią patirtį psichologiškai slegiančią ir tam ruošiasi su virvėmis, partneriais ir po kelių dienų pasiruošimo. Derekas kopė vienas ir per vieną dieną jis įveikė 3 atskiras kanjono sienas, įveikdamas daugiau kaip 30 atskirų laipiojimo atkarpų. Tai prilygsta tam, lyg per mažiau nei 4 valandas 3 kartus užliptum ir nuliptum nuo Empire State pastato. Taigi pravardė daktaras Mirtis tikrai nebuvo perdėtas. Kaip kažkas tokiu tampa? Labai paprasta. Derekas užaugo pietvakarių Mančesterio priemiestyje, darbininkų šeimoje, 6-ojo dešimtmečio pabaigoje. Jo tėvas supažindino jį su žygiavimu, tačiau Derekas norėjo kopti į senovinės, tamsaus, šiurkštaus akmens juostas, kylančias iš Anglijos kaimo. Problema buvo ta, kad 13-metis neturėjo pinigų laipiojimo įrangai. Virvės, apraišai, saugos įranga, nieko iš to nebuvo pigu. Taigi jis padarė vienintelį dalyką, kurį galėjo. Jis kopė be jokios įrangos. Kol kiti vaikai žaidė kriketą, mažasis Derekas laipiojo be apsaugos. Štai ir visa jo istorijos pradžia. Paauglystės pabaigoje jis jau priklausė jaunų britų laipiotojų kartai, kuri uolas buvo pavertusi savo gyvenimu. Jie miegojo autobusų stotelėse, statybvietėse ir malkinėse. Kas 2 savaitės jie gaudavo bedarbio pašalpą ir visus pinigus išleisdavo laipiojimui. Nebuvo nieko daugiau, jokių karjeros planų, jokių santaupų, jokių butų, tik klintis, smiltainis ir šaltas angliškas dangus virš jų. Derekas nebuvo vienintelis talentingas laipiotojas toje kompanijoje, tačiau tai, kas jį išskyrė, buvo sunkiau apibrėžti. Jis buvo triukšmingas, dosnus ir beveik agresyviai linksmas bei draugiškas. Tai jam labai padėjo, kai jis autostopu keliavo į Alpes, neturėdamas nei pinigų, nei maisto, išskyrus 24 Mars batonėlius. Jis kopė maršrutais per lietų, kurių kiti nesimdavo net idealiomis sąlygomis. Taigi žinoma, jis rado būdą nuskristi į Kaliforniją ir 1980 metais savo akimis pamatyti Džiausemitų slėnį. Nes tau ir man tai yra paprasčiausios granitinės sienos. Bet Derekui tai buvo rojus. Derekas ten praleido 3 mėnesius, miegojo prie tų sienų kartu su kitais alpinistais ir kasdien kopė į jas. Jis grįžo į Angliją savo viešnagės pabaigoje, bet kažkas jame pasikeitė. Josemito sienos jam parodė tokį laipiojimo mastą, apie kurį jis net neįsivaizdavo, kad egzistuoja. Anglija, jo namai visą gyvenimą, staiga pasirodė maža. Todėl jis pasiliko. Jis autostopu keliavo iš Niujorko į Boulderį, Kolorado valstijoje, turėdamas tik $40 kišenėje. Planavo pasilikti 2 savaitėms. Jis taip ir neišvyko. Boulderis 9-ame dešimtmetyje buvo viskas, kam Derekas buvo sukurtas. Kopimas buvo pasaulinio lygio, gyvenimo būdas pigus, o vos už miesto, išraižytose smiltainio sienose siaurame upės kanjone, vadinamame Eldorado, buvo vienos geriausių uolų laipiojimo sienų Šiaurės Amerikoje. Derekas tai vadino savo biuru. Už kanjono ribų Derekas Hershis buvo kažkas, ko Boulderis dar niekada nebuvo sukūręs. Jis buvo triukšmingas ir nuolat linksmas. Jis visus, kuriuos sutikdavo, pasveikindavo. Sveikas, punteri. Savo magnezijos maišelį jis vadino drąsos maišu. Jis neturėjo automobilio, niekada neišmoko vairuoti. Jo kambarės buvo beveik vienuoliškas, nes Derekas Hershis beveik nieko neturėjo. Tai nesvarbu. Derekui daiktai nepadeda įkopti daugiau maršrutų ir nepadeda susirasti daugiau draugų. Kiekvieną rytą Derekas atvykdavo į Eldorado kanjoną kaip pamainos darbininkas, pasiruošdavo rankas magneziją, užsirišdavo batus ir pradėdavo kopti į 300 pėdų aukščio uolos bokštą, vadinamą Wind Tower. Jis kopdavo vienu maršrutu aukštyn, kitu žemyn, paskui dar kitu vėl aukštyn, pereidamas visą sieną iš vienos pusės į kitą su tokia kantrybė ir tikslumu, kad kiti alpinistai likdavo be žado. Beje, Wind Tower nėra pradedantiesiems skirta siena, jo trasos svyruoja nuo vidutinio sudėtingumo iki itin techniškų.
Dauguma alpinistų, bandančių tam tikras atkarpas, tai daro su virve, partneriu ir visiškai susikoncentravę. Derekui tai buvo tik apšilimas. Ir tada prasidėtų tikrasis kopimas. Tikriausiai pagalvotumėte, kad toks alpinistas juda greitai ir neatsargiai, vis spaudžia save dar labiau, vis vaikosi kito adrenalino pliūpsnio. Derekas buvo visiška priešingybė, jis niekada neskubėjo ant uolos. Skirtingai nei kiti drąsūs solo alpinistai be virvės, kurie judėjo greitai ant uolos, kad sumažintų laiką pavojuje, Derekas rinkosi lėtą, apgalvotą, beveik meditacinį kopimą. Ir jis niekada nesirinkdavo maršruto, dėl kurio nebūtų visiškai tikras, kad gali įveikti laisvu solo būdu. Jis nelaikė solo kopimo ekstremaliu ar pavojingu. Tai jam buvo tiesiog tyriausias būdas jaustis gyvam. Jokių virvių, kuriomis reikėtų rūpintis, jokio partnerio, kurio reikėtų laukti, ir ne viena minties dalis nenukrypsta nuo uolos esančios tiesiai priešais jį. Tik judesys, ritmas ir absoliutus reikalavimas, kad kiekvienas judesys būtų teisingas. 1993 m. pavasarį Derekas Hersis turėjo vieną įspūdingiausių laipiojimo rekordų šio sporto istorijoje. Per daugiau nei 20 mečius jo patirtis apėmė tūkstančius maršrutų Kolorado, Vajomingo, Kalifornijos valstijose ir už jų ribų. Siena po sienos, visos be virvės. Jo vietinio laipiojimo vadovo egzempliorius papasakojo visą istoriją be ne vieno paaiškinimo žodžio. Prie beveik kiekvieno tame vadove išvardyto maršruto, maršrutas po maršruto, per 100 puslapių, Derekas savo ranka buvo užrašęs vieną žodį – solo. Per daugiau nei 20 mečius apskaičiuota, kad Derekas Hersey be virvės įkopė maždaug 1,5 milijono vertikalių pėdų. Tai prilygsta kopimui nuo jūros lygio iki Everesto viršūnės daugiau nei 50 kartų. Ir kažkur pakeliui, tas vargšas vaikinas iš Mančesterio, atvykęs į Ameriką su $40, sukūrė kažką tikro. Patyrę alpinistai pradėjo jo ieškoti. Žmonės, kurie norėjo kopti su geriausiais, kurie mokėtų nemažus pinigus vien tam, kad galėtų dieną lipti sieną paskui Dereką. Taigi jis pavertė tai laipiojimo verslu. Jis pavadino tai Extreme Rock. Jo niša buvo paprasta. Nukreipk jį į bet kokį maršrutą ir po 20 sekundžių tu jau lipsi paskui jį. Žinia greitai pasklido. Tai tapo akimirksniu pasisekusiu verslu. Jo naujas verslas atnešė pakankamai pinigų įsigyti įrangai ir naudoti virves kopiant, bet jis niekada nenustojo kopti vienam be virvės. Galima sakyti, kad tai visada buvo jo pirmoji meilė. Žmogui, kuris niekada neturėjo automobilio, niekada neišmoko vairuoti ir daugelį etamų miegojo malkinėse, tai buvo beveik didžiausia stabilumo būsena, kokią Derekas Hersis buvo pasiekęs. Jis turėjo merginą, jis kopė geriau nei bet kada anksčiau. Jis pagaliau uždirbo pinigus, darydamas vienintelius 2 dalykus, kuriuos visada mylėjo – kopdamas ir garsiai kalbėdamas su alaus bokalu rankoje. Gyvenimas buvo tiesiog tobulas. 1993 m. gegužės viduryje Derekas ir jo laipiojimo partneris Kreigas Lubonas susikrovė įrangą ir nuvažiavo iš Bolderio į Džiausemitų slėnį. Jie turėjo vieną pagrindinį šios kelionės tikslą. Kas nutiko toliau, yra viena iš ilgiausiai neišspręstų Džiausemitų paslapčių. 1993 m. gegužės 26 diena, 3 val. Ryto. Jozemitų slėnyje buvo visiškai tamsu ir tylu. Slėnyje nesigirdėjo jokio garso, išskyrus 2 vyrus, tyliai kraunančius įrangą ir besiruošiančius sunkiausiai kopimo dienai, kokią tik jie buvo bandę per šią kelionę. Jie ruošėsi įeiti į istoriją. 5:15 val. Ryto jie jau buvo prie sienos papėdės. Šį kartą, kas Derekui buvo neįprasta, jie turėjo virves ir techninę įrangą. Šiam kopimui to reikėjo. Virš jų 900 metrų aukštyn į juodą dangų kilo vienas techniškiausių laipiojimo maršrutų Šiaurės Amerikoje – Nosis. Dauguma rimtų alpinistų šį maršrutą įveikė per 4 ar 5 dienas, miegodami ant sienos pakabintose palapinėse ir po truputį judėdami link viršūnės po vieną atkarpą. Derekas ir Kreigas bandė tai padaryti per mažiau nei 1 dieną. Kitas 16 valandų. Jie kopė. Atkarpa po atkarpos. Šimtai pėdų granito slydo po jų rankomis. Derekas kopė su savo įprastu neskubriu kantrumu, niekada neskubėdamas, niekada nepanikuodamas, tiesiog kopdamas taip, kaip visada kopdavo. Vienas apgalvotas judesys po kito, šimtai pėdų virš slėnio dugno, ramus kaip žmogus einantis rytinį pasivaikščiojimą. Jie kopė visą rytą, paskui po pietų ir iki vakaro, saulei judant danguje virš jų ir galiausiai nusileidžiant už slėnio sienų.
Oras vėso, uola pilkėjo blėstančioje šviesoje, o virš viršūnės, kurios jie dar nebuvo pasiekę, pradėjo rodytis žvaigždės. 21 valandą, praėjus 16 valandų nuo pradžios, Derekas Harrisis ir Creigas Liubinas užlipo ant El Capitano viršūnės. Jiems pavyko. Pagrindinis visos kelionės tikslas buvo pasiektas. Kaina. Per tas 16 valandų, kai vyko vieni sunkiausių fizinių kopimų pasaulyje, Derekas Harrisis suvartojo tik vieną skardinę Pepsi. Tik vieną. Kai Džija pradėjo leistis atgal į slėnio dugną, Dereko Harrisio kojas stipriai traukė mėšlungis. Tokio gilaus raumenų mėšlungio, kuris atsiranda po valandų įtempto darbo, kai kūnas beveik nieko negauna. Tačiau jie sugrįžo į Sunnyside stovyklavietę 5 valandą ryto. Gegužės 27-ąją saugiai. Pagal visus pasakojimus jis buvo geros nuotaikos, atsipalaidavęs, netgi laimingas. 1993 m. gegužės 28 rytą Derekas Harrisis pasakė Creigui, kad ketina laisvai solo įkopti į Stags Salathie maršrutą ant Sentinelio uolos. Niekas nežino, kodėl jis pasirinko būtent tą maršrutą, būtent tą rytą. Tai nebuvo pirminėme plane. Kad suprastumėte, kas nutiks toliau, turite suprasti, kas iš tikrųjų yra Stags Salathie. Sentinelio uola stovi pietinėje Josemito slėnio pusėje. Tai 900 metrų aukščio granito masyvas, kurio šiaurinė siena beveik niekada negauna tiesioginių saulės spindulių. Stags Salathie maršrutas eina būtent šiaurinė siena ir turi vieną ypatybę, kurią visi bandę šį maršrutą alpinistai prisimena iš karto. Ten tamsu ir šlapia. Kadangi maršrutas atsuktas į šiaurę ir didžiąją dienos dalį yra slėnio sienų šešėlyje, uola šiame maršrute niekada visiškai neišdžiūsta. Ir didžiąją dalį tos uolos dengia plona biologinė pluta, vadinama kerpėmis. Tai pilkai žalsvas augimas, kurį matote ant senų akmeninių sienų ir antkapių. Kai kerpės sausos, jos suteikia šiokį tokį sukibimą. Kai kerpės sudrėksta, jos tampa beveik kaip ledas. Neslydžios taip, kaip šlapia danga, o slydžios taip, kad jūsų koja paslysta dar prieš jūsų smegenims suvokiant, jog kažkas pasikeitė. Pati trasa yra apie 450 metrų aukščio ir sudaryta iš atkarpų, kuriuose uola prasiskiria į siaurus plyšius, vos pakankamai plačius žmogaus kūnui. Įsispraudžiate į vidų, remiate nugarą į vieną pusę, kojas į kitą ir stumėte save aukštyn po truputį. Jį įvertinta 5,9 balo pagal laipiojimo sudėtingumo skalę. Tai gerokai žemiau už tuos maršrutus, kuriuos Derekas Harrisis kasdien kopdavo El Eldorado kanjone kaip apšilimą. Taigi jūs jau žinote, ką padarė Derekas. Jis apie vidurdienį pasiekė maršruto pradžią, pasibarstė rankas magneziją ir pradėjo kopti be virvės. Tai turėjo baigtis per kelias valandas. Jis nuosekliai judėjo aukštyn, po vieną atkarpą. Su kiekvienu judesiu slėnio dugnas vis labiau tolsta žemyn po juo. Tačiau kažkur viduryje savo kopimo pradėjo lyti. Tuo metu Derekas beveik neabejotinai jau buvo viršutinėje maršruto dalyje, o tai reiškė, kad jam reikėjo priimti sprendimą. Arba dabar pasitraukti ir nusileisti žemyn, arba pasiekti viršūnę. Tai nebuvo paprastas sprendimas. Prisiminkite, Derekas kopė be virvės, todėl jis negalėjo tiesiog nusileisti virve. Leistis žemyn reikštų atkartoti kiekvieną jau įveiktą atkarpą ir ieškoti užsikabinimų, kurių jis nematė ant dabar jau šlapio ir slidus uolos paviršiaus. Tai buvo tiesiog per daug pavojinga. Iš tikrųjų buvo tik viena galimybė. Taigi Derekas, turėdamas 23 metų patirtį, pasirinko tai, ką jam diktavo visa ankstesnių sėkmingų solo kopimų patirtis. Jis tęsė kopimą. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jis kopė šlapia uola. Lengvas lietus, 5,9 sudėtingumo maršrute nebuvo priežastis sustoti. Vieną akimirką Derekas kilo aukštyn, kaip tai buvo daręs 10 000 kartų anksčiau, jo rankos jautė uolą, kūnas judėjo kaip visada. Ir tada jo koja tiesiog paslydo. Nedramatiškai. Tai buvo toks mažas judesys, kurį jo kūnas būtų ištaisęs ant sausos uolos, net nesuvokdamas, kad tai įvyko. Jo kūnas šoktelėjo atgal, kai rankos siekė sienos, desperatiškai bandydamos įsikibti į uolą, kaip tai darė per 23 laipiojimo metus. Tačiau šį kartą jau buvo per vėlu. Derekas nukrito daugiau nei 800 pėdų žemyn nuo Sentinelio uolos. Nebuvo liudininkų, kurie galėtų iškviesti pagalbą. Nebuvo partnerio, kuris suteiktų pirmąją pagalbą. Nebuvo virvės, kuri jį sulaikytų krentant. Įdomu, kas jam sukosi galvoje tomis paskutinėmis sekundėmis. Staigus trūkčiojimas, suvokimas, rankos siekiančios kažko, ko jau nebėra.
Psichologai tyriantis ekstremalias sporto šakas sako, kad staigaus laisvo kritimo akimirkomis smegenys nepanikuoja taip, kaip daugelis įsivaizduoja. Laikas sulėtėja. Protas tampa nepaprastai aiškus, visiškai susitelkia į dabarties akimirką, taip, kad tai beveik primena ramybę. Ką jis jautė tuo momentu, tikriausiai niekada nesužinosime. Derekas tą popietę 1993 m. gegužės 28 d. smarkiai trenkėsi į atbrailą esančios 850 pėdų aukštyje virš slėnio dugno. Smūgis buvo akimirksniu lemtingas. Ta vakarą jo draugas ir kopimo partneris Krygas Lubinas laukė stovykloje. Tai iš karto nesukėlė nerimo. Derekas kartais pridėdavo papildomų maršrutų, baigęs pagrindinį tikslą. Kartais tai baigdavosi neplanuota nakvynė kalnuose, tačiau kitą rytą, gegužės 29-ąją, patikrinęs jo palapinę ir radęs ją tuščią, Krygas nedelsdamas surinko 911. Paieškos komandos išsidėstė slėnyje ieškodamos Dereko apie 9 val. Ryto. Kiti alpinistai pamatė kūną ant atbrailos, esančios 850 pėdų aukštyje virš Sentinel uolos papėdės. Jie paskambino Krygui, kad patvirtintų tai, ką jau žinojo, bet negalėjo pripažinti. Kai Krygas atvyko, kritimas buvo toks stiprus, kad jis galėjo atpažinti Dereką tik iš drabužių, kuriuos šis vilkėjo. Jam buvo tik 36 metai. Kitomis dienomis oficiali visų reakcija nebuvo liūdesys, o neigimas. Tokia nelaimė neturėjo nutikti žmogui su Dereko patirtimi. Tiesiog neturėjo. Ir jie teisūs, tai neturi prasmės, tačiau sudėjus faktus į eilę ima ryškėti bauginantis vaizdas. Garickas prieš 2 dienas praleido 16 valandų ant El Capitano su viena Pepsi skardine. Raumenų pažeidimai patirti, kai organizmas veikia beveik be jokio maisto, neišnyksta po vienos poilsio dienos, o nuovargis ne tik sulėtina tave. Tyrimai rodo, kad tai pakeičia būdą, kaip smegenys apdoroja pavojų. Tai prislopina akimirksnių vykstančias reakcijas ir automatinius pataisimus, kuriuos tavo kūnas daro nesąmoningai. Ir tada, atsigavimo kopimo metu, jis susidūrė su lietumi ant uolų, kurios visą dieną nematė tiesioginių saulės spindulių, todėl pažįstamas paviršius tapo nenuspėjamas, be virvės ir be galimybės nusileisti. Jei šie įvykiai būtų įvykę atskirai, Derekas tikriausiai būtų išgyvenęs, bet kai jie įvyksta vienu metu, gaunasi nelaimė. Ekspertai tai vadina šveicariško sūrio modeliu, kai kelios mažos klaidos idealiai sutampa tarsi skylė šveicariško sūrio riekėse, sudėtose viena ant kitos. Kol staiga atsiranda tiesi linija nuo vienos pusės iki kitos ir niekas nebegali sustabdyti to, kas praeina. 1993 m. interviu Derekas buvo paklaustas apie laisvąjį kopimą ir ar jis turi mirties troškimą. Jis iškart tam pasipriešino. Nėra nieko kito, kas priverstų mane jaustis taip gyvai. Kai laipi laisvai be apsaugos, negali sau leisti būti išsiblaškęs. Tu susikoncentruoji į judesių seką, vieną po kito. Tu egzistuoji tik dabartyje, sakė jis. 1993 m. gegužės 28 d. kažkur Sentinelio uolos šiaurinėje sienoje jis vieną kartą prarado tą susikaupimą. Tai buvo paskutinis kartas. Derekas Hersis mirė, nes kiekviena maža, nematoma klaida idealiai sutapo ir lėmė myg tragediją, kurios jis negalėjo numatyti. 2007 m. Liepos 28 d. Fogerio uolos, Airijos pakrantė. Michaelas Reardonas vienas leidžiasi žemyn jūros skardžiu. Be virvės, be saugos diržo. Tik Atlanto vandenyno garsas po juo ir 38 metai laipiojimo uolomis patirties. Maršrutas po jo kojomis, tas, kuriuo jis jau yra kopęs anksčiau, uola sausa. Sąlygos yra tobulos. Jis visiškai kontroliuoja situaciją, kai leidžiasi žemyn 600 pėdų. Jo fotografas draugas stovi krante ir stebi jį, fotografuodamas legendinį laisvojo solo alpinistą, kad galėtų parodyti nuotrauką savo žmonai ir 13-metei dukrai. Ir tada, staiga, be jokio perspėjimo, jo nebėra. Tai ir įvyko per baisiasias paskutinės Michaelo Reardono minutes. Pastaruoju metu pasakojau daug istorijų apie laipiojimą uolomis, bet ši, atvirai kalbant, yra viena netikėčiausių ir baisiausių, kurias esu pasakojęs. Nes 2007 m. Liepos 13 turėjo būti paskutinė Michaelo Reardono diena Airijoje. Ne paskutinė dėl nelaimės, o tiesiog taip buvo suplanuota. Jis ten praleido mėnesį ir 30 dienų kopė Airijos Atlanto jūros uolomis, įrengdamas maršrutus ant uolų, kurių dar nebuvo lietęs ne vienas alpinistas. Tai 240 maršrutų per 4 keliones į Valentijos salą ir ta diena buvo paskutinė.
Kitos dienos rytui buvo suplanuota atsisveikinimo vakarienė, užsakyta Beaufort Inn restorane, o papuošalų dėžutėje po drabužiais jo draugo namuose buvo paslėpta staigmena. 3 vienodi žiedai. Vienas jam pačiam, vienas jo žmonai Marsiai ir vienas jų 13-metai dukrai. Pirminis šios paskutinės dienos planas buvo ramiai išplaukti valtimi į Skelligo salas, tuos dramatiškus senovinius akmeninius bokštus, kylančius tiesiai iš Atlanto vandenyno, kuriuos atpažintų bet kuris žvaigždžių karų gerbėjas. Tačiau dėl blogo oro ir smarkaus bangavimo tai buvo neįmanoma. Taigi, Michaelas kartu su savo draugu ir fotografu Damonu Korsu nusprendė vietoj to aplankyti Fogerio uolas Valentijos saloje. Fogerio uolos – tai 600 pėdų aukščio juodų vulkaninių uolų masyvas prie Airijos krantų, kuris stačiai leidžiasi tiesiai į atvirą vandenyną. Apačioje nėra jokios saugios atbrailos ar paplūdimio, tik Atlanto vandenynas. Tiesiai į uolų papėdę atplūsta 324 kvintilijonai galonų atviro vandenyno vandens. Įniršęs prieš viską ir visus atsidūrusius jo papėdėje. Ta dieną jie atvyko prie uolų lengvoje migloje. Lietus plakė jų automobilį visą kelią ir daugsna krito ant jų, kai jie išsinešė savo krepšius ir įrangą. Damonas jautėsi sušalęs, nelaimingas ir norėjo, kad diena kuo greičiau pasibaigtų. Tačiau Michaelas buvo puikios nuotaikos. Jis nuvedė Damoną žemyn į siaurą uolėtą įlankėlę prie uolų papėdės. Jie sustojo vos 15 pėdų virš riaumojančio Atlanto vandenyno. Milžiniškos bangos daužėsi aplink juos, smarkiai taškydamos druskos purslus per uolas. Beveik bet kam kitam žemėje tai būtų vieta, nuo kurios reikėtų trauktis. Bet Michaelas tik nusišypsojo. Nė žodžio netaręs, jis atsisuko į uolą ir pradėjo ruoštis kopimui kaip visada, be virvės ir be saugos diržo. Tik jo laipiojimo batai, magnezija ant pirštų ir absoliutus pasitikėjimas savimi, ištobulintas per daugelį metų, susiduriant su neįveikiamais iššūkiais ant uolos. Maršrutas, kurį tą dieną jis pasirinko, buvo įvertintas 512A, beveik aukščiausias žmogaus galimybių laipiojant uolomis lygis. Profesionalūs alpinistai treniruojasi metus vien tam, kad galėtų bandyti tokio sudėtingumo maršrutą su virve, partneriu apačioje ir visomis šiuolaikinio laipiojimo apsaugos priemonėmis pritvirtintomis prie sienos virš jų galvų. Michaelas niekada anksčiau nebuvo lipęs šiuo konkrečiu maršrutu šioje uoloje. Niekas nebuvo. Kiekvienas judesys uolos paviršiuje buvo klausimas, į kurį jis atsakinėjo realiu laiku. Su Atlanto vandenynu 30 pėdų žemiau jo ir nieko tarp jo ir vandenyno, tik jo paties gebėjimas skaityti uolą, kurios jis niekada anksčiau nebuvo matęs. Tai, ką alpinistai vadina solo lipimu be virvės iš pirmo karto. Tai laikoma pavojingiausių dalykų, kurį žmogus gali savanoriškai daryti ant uolos. Jei klausite savęs, kodėl jis savanoriškai pasirinko tai daryti, atsakymas paprastas. Michaelas Rirdonas tiesiog negyveno taip, kaip gyvena dauguma žmonių. Michaelas gimė 1965 m. gegužės 1 dieną Quonset Pointo karinio jūrų laivyno aviacijos bazėje Rodo saloje. Jo motina paliko šeimą, kai jis buvo labai mažas. Jis augo su tėvu, keliaudamas iš vienos vietos į kitą po visą šalį, kartais neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos, kartais visą savaitę valgydamas tik kiaulpienių sriubą, kad išgyventų. Jokio saugumo tinklo, jokio minkšto nusileidimo. Nuo pat gyvenimo pradžios nežinomybė jam nebuvo grėsmė. Jam tai buvo tiesiog eilinė diena. Jis persikėlė į Kaliforniją būdamas 19, 1984 metais, kai dar buvo galima nusipirkti namą iš vieno atlyginimo, o laipiojimas uolomis tik pradėjo formuotis kaip rimta disciplina. Tik mažos grupelės apsėstų vyrų ir moterų, važinėjančių senais furgonais prie atokių uolų ir darančių ant uolų tai, kam dar niekas neturėjo žodžių. Michaelas pasinėrė į tą pasaulį stačia galva. Apie 1987 metus patyręs alpinistas vardu Steve'as Verblow supažindino jį su Tackett's Rock, Kalifornijoje, 1000 pėdų aukščio granito siena, ant kurios rimti alpinistai dešimtmečius bandė savo jėgas. Ir būtent ten viskas ir prasidėjo. Michaelas per ateinančius 20 metų susikūrė įspūdingą alpinistinių pasiekimų sąrašą, kuris plėtė šio augančio sporto ribas. Jis įkopė daugiau nei 7800 km vertikalaus uolos paviršiaus. Kad suprastumėte mastą, tai prilygsta Everesto kalno įkopimui nuo papėdės iki viršūnės daugiau nei 900 kartų ir daugumą šių įkopimų jis atliko be virvės. Kol likusi alpinistų bendruomenė judėjo link paminkštintų kilimėlių, specialios įrangos ir griežtų saugumo protokolų, Mykolas ėjo visiškai priešinga kryptimi.
Jis buvo didžiulis Džono Bakerio, laisvojo solo alpinisto gerbėjas. Džonas nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos kopdavo tokio sudėtingumo maršrutais, kurių niekas kitas nedrįsdavo lipti be virvės. Kaip ir Bakeris, Nikolas pasirodydavo prie sunkiausių Amerikos uolų, vilkėdamas mėlynus džinsus ir ryškiai raudonus medvilninius marškinėlius. Be virvių ar saugos diržų, nes jis manė, kad virvė jam buvo tarsi inkaras, trukdantis tyrai judėti ant uolos. Kad jaustųsi laisvesnis, kartais jis lipdavo su Supermeno šortais. Dar daristesniam laisvės pojūčiui jis kartą kopė visiškai nuogas. Jis buvo garsus, linksmas ir neįmanomas nepastebėti alpinistas. Tačiau ant uolos jis buvo visiškas profesionalas. Kiekvienas judesys buvo apgalvotas, kiekvienas šuolis iš anksto gerai suplanuotas. Jis judėjo kaip vanduo, kaip Briusas Lee ant uolos. Dauguma tuo metu laisvųjų solo alpinistų naudodavo virvę, kad apžiūrėtų naują maršrutą prieš bandydami jį įveikti. Michaelas nuėjo dar toliau. Jis buvo pagarsėjęs tuo, kad atlikdavo pirmuosius įkopimus be išankstinės apžiūros. Tai reiškia, kad jis pirmą kartą kopdavo visiškai nauju, niekada neliečiamų uolų maršrutu, be virvės ir be jokios išankstinės informacijos apie laikiklius. Tai gali skambėti neapgalvotai, bet jis atsisakydavo kopti ten, kur kiti lipdavo užsimerkę, nes jam tiesiog neatrodydavo tinkama. Jam solo kopimas buvo viso gyvenimo svajonė. Jis turėjo unikalų požiūrį į kopimą, kurį vadino 8 pėdų kiaušinio lukštu. Būdamas ant sienos be virvės, jo sąmonė juosė nematoma riba. Nebuvo nei praeities, nei ateities, nei baimės nukristi, nei stūgaujančio vėjo, nei 100 pėdų žemiau esančios žemės. Tik absoliutus kito judesio tyrumas. Jei užaugai remontuodamas variklius tėčio kieme, puikiai žinai, koks tai jausmas. Michaelas ten gyveno nuolat. Ir tai, ką jis pasiekė su tuo 8 pėdų kiaušinio lukšto mąstymu, buvo iš tiesų beveik neįtikėtina. Savo geriausiais metais Michaelas beveik kiekvieną dieną kopdavo solo. Ir ne tik sunkias sienas, jis taip pat kopdavo solo apšilimo, atsipalaidavimo ir treniruočių lipimus. Viską. Kartą 2004 balandžio pabaigoje Michaelas nuvažiavo į Joshua Tree nacionalinį parką, alpinistų rojų Pietų Kalifornijoje, kuriame yra daugiau nei 8000 dokumentuotų maršrutų išsidėsčiusių garsiose uolose. Jis planavo įveikti kelis maršrutus prieš eidamas miegoti. Vietoj to jis nemiegojo 19 valandų ir vienu ypu be apsaugos įveikė 280 maršrutų. Kai kurie iš jų buvo įvertinti net 5,13a sudėtingumu. Tai toks ekstremalus lipimas, kad siena pasvirusi atgal, o vieninteliai dalykai laikantis tave gyvą yra rankų atramos dydžio kaip 10 centų moneta. Per visą šį išbandymą jis per vieną dieną uolą įveikė 2 vertikalių mylių aukštį. Vėliau tą spalį jis nusprendė per 30 dienų įveikti 1000 solo lipimų. Tai yra maždaug 33 solo lipimai kiekvieną dieną visą mėnesį iš eilės. Jis atvykdavo į parką prieš aušrą ir likdavo ten iki jau sutemus, judėdamas nuo uolos prie uolos tik su savo batais ir magnezijos maišeliu. Pačiomis produktyviausiomis dienomis jis vienas įveikdavo daugiau nei 15 000 vertikalių pėdų. Tai prilygsta tam, lyg kasdien iki saulėlydžio įkopti į Empire State Building pastatą 12 kartų. Kitais metais, 2005 rugpjūtį, jis ryžosi vienam ambicingiausių Amerikos kalnų maršrutų – Palisade Traverse Sierra Nevados kalnuose. Tai dantyta, 9 mylių ilgio keteros atkarpa, jungianti 26 skirtingas kalnų viršūnes, iš kurių 6 iškyla daugiau nei 14 000 pėdų aukštyje. Pirmajai komandai, kuri kada nors ją įveikė, prireikė 7 dienų maršrute ir dar savaitės prieš tai, kai jie slėpė maistą ir atsargas pakeliui. Antrai komandai prieš jį tam prireikė 12 dienų. Michaelas pradėjo be jokių atsargų, paslėptų kur nors maršrute. Jis baigė po 22 valandų. Toks žmogus, toks alpinistas neišgyvena vien dėl sėkmės. Jis išgyvena todėl, kad visiškai ir absoliučiai kontroliuoja vertikalų pasaulį. Jis tiksliai žino, ką daro ir tiksliai žino, ką jo kūnas gali. Prieš išvykdamas į Airiją, Michaelas neoficialiai pasipasakojo draugui ir žurnalo redaktoriui, kad jo galutinis planas yra vienam be virvės įveikti maršrutą Freerider El Capitane. Šis maršrutas tiesiai kyla 900 metrų Kalifornijos granito siena. Jei domitės laipiojimu, žinote, kad būtent šį maršrutą be virvės po 10-mečio įveikė Aleksas Honoldas ir tapo pasaulinė ikona. Michaelas Rirdonas tyliai planavo tai padaryti pirmas.
Visas šis mėnuo Airijoje buvo skirtas tam, kad jis suderintų savo protą ir kūną didžiausiam laipiojimo istorijoje prizui. Taigi, kai 2007 metų Liepos 13 dieną Michaelas žengė ant sienos, kurios dar niekas nebuvo įveikęs, jis tikriausiai priminė savo, kas tai per kopimas. Tai buvo treniruočių bandymas, proceso dalis. Ta dieną Michaelo maršrutas ėjo šiaurinę uolų pusę, kur juodai žvilgantis serpentinitas stačiai leidžiasi į Atlanto vandenyną. Maždaug už 10 metrų Damonas buvo tiesiai priešais ant lygios uolėtos atbrailos ir fotografavo kopimą. Juos abu skiria siauras, sūkuriuojančio Atlanto vandens tarpas. Pirmieji judesiai buvo sunkiausi. Šlapijas akmuo ir jokių magnio žymių reiškia, kad jo pirštai ieškojo, už ko galėtų įsikibti nepažįstamoje juodoje serpentinite. Pagal sudėtingumo lygį, kuriuo buvo įvertinti akmenys, kuriais jis kopė. Suėmimai yra ploni kaip skustuvo ašmenys, net ir pačiomis geriausiomis sąlygomis. Šiandien jie buvo padengti šlapia druska nuo besidaužančių bangų. Po juo Atlanto vandenynas visa savo jėga ir smurtu daužėsi į sienos pagrindą. Vienas slystelėjimas su šlapiu batu, viena nulūžusi atbraila ir jis aklai nugriūtų atgal į putojantį baltą vandenį. Tačiau Michaelas čia pat kopdamas perprato pliką uolą, įsikabindamas magnių padengtais pirštais į nematomus kraštus ir spausdamas savo guminius batus į mažyčius įdubimus slidžiame akmenyje. Jis judėjo sklandžiai, bauginančiai grakščiai, tobulai mechaniškai kildamas uolų sienomis. Jis kylo vis aukščiau ir aukščiau, kol lėtai ir atsargiai pasiekė viršūnę. Pirmasis. Jis akimirkai sustojo viršuje, Atlantas be galo driekėsi už jo, Airija buvo jam už nugaros, o po kojomis juoda siena. Viskas, ką jam beliko padaryti – nusileisti žemyn. Šį kartą jis leidosi visiškai kitų maršrutų, kuris buvo įvertintas kaip lengvesnis – 5,10. Tačiau štai ko dauguma žmonių nežino apie laipiojimą be virvės. Leisti žemyn yra begalę kartų pavojingiau nei kilti aukštyn. Kylant aukštyn, tavo akis veda tave pirmyn. Tu matai uolą, suplanuoji judesių seką, o tavo kūnas seka paskui. Leistis žemyn reiškia, kad lipi aklai. Tavo paties kūnas užstoja vaizdą į sieną po tavimi. Turi nuleisti visą savo kūno svorį į tuštumą, ištiesdamas koją žemyn ir pasitikėdamas tiek savo sukibimo jėga, tiek atmintimi, kad surastum peilio ašmenų plonumo atbrailą, kurios net nematai. Vienas neteisingas apskaičiavimas, viena koja padėta per colį per toli į kairę ir gravitacija laimė. Tačiau Michaelas išsigelbėjo. Iki 5 valandos vakaro. Jo guminiai batai palietė lygų mažos aikštelės akmenį, išsikišusi iš uolos sienos. Ne žemė ar paplūdimys, o nedidelė uolos atbraila, esanti maždaug 15 pėdų tiesiai virš siaučiančio Atlanto vandenyno. Po jo kojomis esantis akmuo buvo juodas nuo storų šlapių dumblių ir slidus kaip ledas. Tai nebuvo saugi vieta ilgai pasilikti, bet jis to ir neplanavo. Jis padarė tai, dėl ko atvyko į Valencijos salą. Tiesiai priešais jį, per siaurą įlanką maždaug tokiame pačiame aukštyje, jo draugas Damonas visą kopimą praleido pakėlęs kamerą, fiksuodamas kiekvieną bauginantį judesį. Iš pradžių tai buvo jaudinanti patirtis, bet stebint, kaip jo draugas išgyvena, adrenalinas jau buvo išblėsęs. Damonas šalčio drebėjo, buvo kiaurai permirkęs nuo šaltos liūties ir labiau nei pasiruošęs grįžti į šilumą jų viešbutyje. Jis nuleido savo kamerą, nusivalė vandenį nuo veido ir per bangų dundėjimą sušuko, kad jau laikas susirinkti daiktus ir eiti. Visą mėnesį trukusi kelionė oficialiai baigėsi. Kad grįžtų pas Damoną, Michaelui tai reikėjo pereiti siaurą siaučiančio vandenyno ruožą, kur Atlanto vandenynas įsiverždavo ir atsitraukdavo tarp jų. Kopti nereikėjo. Tačiau tiesiog pereiti pėsčiomis irgi negalėjai. Turėjai palaukti, kol tarp didelių bangų bus ramybė, greitai judėti ir pasiekti kitą pusę prieš užplūstant kitai bangų virtiniai. Kol Mykolas laukė, jis apsidairė aplinkui. Per sąsiaurį besiveržiančios bangos buvo galingos atviro Atlanto bangos, kurios be pertraukos keliavo 3000 mylių, veržėsi į šį siaurą kanalą ir trankėsi į juodas uolų sienas iš visų pusių. Tai buvo nuožmu. Tai buvo gražu. Jis turėjo įsirėžti šį vaizdą atmintyje visam laikui. Todėl jis pažvelgė atgal į Damoną pro tirštą rūką ir sušuko, kad dar nenori išeiti. Jis pasakė savo draugui vėl pakelti fotoaparatą ir padaryti kelias paskutinės nuotraukas, kad prisimintų šią dieną.
Jis paprašė nufotografuoti jį stovintį ten, ant uolos plokštumos, pozuojantį su milžiniškomis, įnirtingomis bangomis, besidaužančiomis į uolas už jo nugaros. Daimonas atsiduso iš nusivylimo Ir užvertė akis. Na, Maikai, laikas nešti kudašių iš čia, pagalvojo jis. Tačiau nors jam buvo šalta ir jis norėjo grįžti namo, jis taip pat buvo geras draugas ir aistringas fotografas. Todėl jis sutiko. Jis vėl prikišo sunkų objektyvą prie akies, įrėmino Maiklą audringo Atlanto vandenyno fone ir pradėjo spaudyti užraktą. Ir būtent tada spąstai užsivėrė. Matai, kai Maiklas stovėjo atsipalaidavęs, pozuodamas visiškai ramus ant uolos, slidžios kaip ledas Atlanto vandenyje. Vanduo kunkuliavo chaotišką, nenuspėjamą energiją. Valencijos sala yra pačiame Europos pakraštyje, tarp jos ir Amerikos, 1000 mylių atviro vandenyno. Kiekviena audra, kertanti tą vandenyną, siunčia savo energiją tiesiai į šias uolas. Ir paprastai tai galima nuspėti. Gali girdėti, kaip kyla bangos, gali matyti, kaip jos artėja. Gali nuspėti jų ritmą. Tačiau kartais banga įsiveržia į siaurą įlanką, o geometrija ją suspaudžia ir sustiprina į didelį, greitą, galingą vandens antplūdį, kuris nušluoja viską savo kelyje. Ir vandenynas nepraneša, kada tai įvyks. Kai Daimonas fotografavo, jis per kelias sekundės pro savo fotoaparato objektyvą pamatė, kad milžiniška banga tiesiai suka į įlanką ir tiesiai artėja prie tos vietos, kur stovėjo Maiklas. Po kelių sekundžių banga trenkėsi. Kas įvyko toliau, buvo žiauru. Vanduo aplink Maiklą smarkiai pakilo per kelias pėdas ir nuplovė tiesiai ant vienintelės lygios platformos, ant kurios stovėjo Maiklas. Nebuvo laiko. Vanduo trenkė Maiklui į kelius kaip prekinis traukinys ir parbloškė jį ant nugaros, ant dumbliais apaugusio akmens, o aplink jį šniokštė vanduo. Ta akimirka, kai pajuto bangą, Michaelo Reardono per 20 metų išlavintas išgyvenimo instinktas iškart suveikė. Jis nepanikavo, jis pažvelgė aukštyn ir virš platformos pamatė aukštesnę atbrailą. Jei jis galėtų ją pasiekti, būtų aukščiau, nei banga galėtų jį pasiekti. Jis ištiesė ranką į ją ir iškart bandė užlipti. Jo pirštai pabalo prispausti prie juodai blizgančio serpentino, ieškodami ko nors, už ko galėtų įsikibti, ko nors, kas padėtų jam pakilti aukščiau, nei pasiekė vanduo. Jis surado kraštą ir įsikibo į jį. Jo rankos buvo ant jo, jis beveik pasiekė tikslą. Bet bangos ne tik trenkėsi, jos atsitraukė. Vanduo Fogger Cliffs papėdėje nėra tiesiog įprasta jūros dalis. Dėl uolų formos jis veikia kaip milžiniška skalbimo mašina. Todėl, kai milžiniškos Atlanto bangos trenkėsi į uolos paviršių, vanduo atšoka, sukeldamas smarkes, sūkuriuojančias sroves, kurios traukia žemyn su milžiniška, traiškančia jėga. Maiklas vėl buvo smarkiai trenkėtas atgalinės srovės. Jis prarado sukibimą ir pradėjo kristi. Tačiau vis tiek jis ištiesė rankas į priekį, kad sugriebtų paviršių, bandydamas už kažko, už bet ko įsikibti. Bet ten nieko nebuvo. Toje vietoje paviršius buvo dumbliais apaugęs akmuo, kuris nesuteikė jokio trinties, jokio sukibimo, nieko. 1000 galonų sunkios vandens masės jėga, tempianti jį, buvo absoliuti ir ji traukė jį tiesiai. Jis nieko negalėjo padaryti. Maiklas buvo nutemptas per dumblių padengtą platformos kraštą 15 pėdų aukštyje ir nukrito į siaučiančius Atlanto vandenis. Ir vos tik jis pasiekė vandenį, srovės iš karto jį pagavo ir per kelias sekundės nunešė nuo uolos į atvirą vandenyną, tarsi jis nieko nesvertų. Daimonas iš siaubo ir šoko atitraukė kamerą nuo akies ir rėkė Maiklo vardą į riaumojantį vėją. Jis pribėgo prie įlankos krašto ir neramiai žvalgėsi į siaučiančius vandenis priešai save, desperatiškai bandydamas pamatyti ryškiai raudonus Maiklo marškinėlius. Kelias siaubingas sekundės buvo matyti tik šėlstantį vandenyno vandenį. Tada Maiklas išniro į paviršių. Tuo metu jis buvo nuneštas beveik 165 jardus į jūrą. Net ir siaučiančiame Atlante, apsunkintas sunkių džinsinių kelnių ir laipiojimo batų, Maiklas vis dar buvo aktyvus. Jis buvo tikras išgyventojas. Jis kapstėsi vandenyje, stūmėsi ir kovojo prieš srovę, darė viską, ką galėjo, kad nuplauktų atgal prie uolų ir išliptų. Daimanas neketino tiesiog stovėti ten. Iš savo pozicijos jį nuo Maiklo skyrė tik siauras Atlanto vandens ruožas.
Jis puolė žemyn, karštligiškai plėšdamas jų susidėtą įrangą ir atsineštus krepšius ir ištraukė statinę laipiojimo virvę. Jis vėl pribėgo prie dankytos įlankos krašto, susuko sunkią virvę rankose ir sviedė ją į riaumojantį vėją, beviltiškai tikėdamasis, kad Michaelas galės ją pasiekti. Bet jis negalėjo, virvė buvo tik 200 pėdų ilgio. Tuo metu Michaelas jau buvo nutolęs, 165 jardus, beveik 3 kartus toliau nei virvės ilgis. Jį net nepriartėjo. Jo draugą į atvirą jūrą traukė jėgos, kurių žmogus negalėjo suvaldyti. Jis nieko negalėjo padaryti. Jį apėmė panika. Jis neturėjo mobiliojo telefono. Jo virvė buvo bevertė ir nebuvo jokio būdo nusileisti į tą sraunę vandenį, kuris nereikštų jo paties akimirksnio mirties. Ir skirtingai nei Michaelo pusė, Damono įlankos pusė buvo sujungta su likusia salos dalimi. Už jo buvo takas vedantis į kalną link Valencijos pakrančių apsaugos stoties esančios už mylios. Tai buvo vienintelė likusi galimybė. Džis suriko per vandenį Michaelui, liepdamas laikytis ir pasakė, kad eina ieškoti pagalbos. Tada jis bėgo 1 mylę į kalną per rūką ir lietų, jo kojos ir plaučiai degė. Kiekviena sekundė, kai jo nebuvo šalia, buvo sekundė, kai Michaelas buvo dar toliau. 2007 m. Liepos mėnesį, 17:15 val. Damonas įsiveržė pro pakrančių apsaugos stoties duris ir uždusęs papasakojo, kas nutiko. Jie iš karto mobilizavosi. Praėjus vos 15 minučių po to, kai banga trenkėsi į tą platformą, jie jau buvo įvykio vietoje. Tačiau tuo metu Michaelo jau niekur nebuvo matyti. Po to sekusi gelbėjimo operacija buvo viena intensyviausių Airijos pakrančių apsaugos istorijoje. 12 savanorių gelbėjimo valtelių, pakrančių apsaugos gelbėjimo valtis ir gelbėjimo sraigtasparnis ieškojo iki sutemų. Per artimiausias 48 valandas Airijos pakrantė virto milžiniškų paieškos tinklu. Sraigtasparniai iš karinių bazių skenavo vandenį apačioje infraraudonųjų spindulių skeneriais. Karinių jūrų pajėgų narai, paieškos komandos pėsčiomis ir kiti profesionalūs narai išnaršė kiekvieną povandeninę olą ir aštrią plyšį palei Fogerio uolų papėdę. 2007 m. Liepos 15 d. valdžios institucijos oficialiai nutraukė gelbėjimo darbus. Nebuvo jokios galimybės, kad jis būtų galėjęs išgyventi. Viskas, kas liko, buvo kūno paieška. Net ir tada jie nieko nerado. Nei jo kūno, nei jo drabužių, nei jo batų, ne karolių, kuriuos jis nešiojo. Michaelas tiesiog dingo, jam buvo 42 metai. Ir paskutinę akimirką tas 8 bėdų apsauginis kiautas greičiausiai buvo pilnas baimės. Esu tikras, kad jis neturėjo nė pusės sekundės pagalvoti apie savo partnerę ir dukrą. Tikriausiai savęs klausi to paties, ką ir aš paklausiau, kai pirmą kartą susidūriau su šia istorija. Kodėl žmogus, kurio visas gyvenimas buvo paremtas tiksliu pavojų valdymu, nusprendė pasilikti pavojuje dėl nuotraukų? O štai kur esmė. Kiekvieną mėnesį aš kuriu vieną vaizdo įrašą tik Patreon rėmėjams. Įspėjimų būta. Niekur ir kitur to nepamatysite. Jei tai jums patinka, nuorodos yra aprašyme. Čia veikia keli dalykai. Pirmiausia, biologija. Kai esi tikroje fizinėje grėsmėje, tavo antinkščiai užlieja kraują adrenalinu ir kortizoliu. Tavo širdies ritmas šokteli, regėjimas paaštrėja, smegenys sutelkia visą dėmesį į tiesioginę grėsmę priešais tave. Viskas kita dingsta. Tas 8 pėdų kiautas, kurį aprašė Michaelas, nebuvo tik filosofija. Tai buvo jo nervų sistema daranti būtent tai, kam ją sukūrė 3 milijonai metų žmogaus evoliucijos. Kai pavojus baigėsi, ta apsauga dingsta. Adrenalinas pusiau suyra per 1-3 minutės. Kai Michaelas nulipo nuo tos sienos, cheminė medžiaga, kuri jį laikė maksimaliame budrumo lygyje, jau buvo išnykusi. Jo smegenys užfiksavo, kad užduotis įvykdyta, grėsmė neutralizuota, galima atsipalaiduoti. Tu pažįsti šį jausmą, tau jis pažįstamas. Galbūt ne ant jūros uolos, bet tikrai esi jį patyręs. Kelionė namo po ilgos pamainos, kai sunkiausia jau praeityje, o tavo mintys jau prie virtuvės stalo. Būtent tuo momentu iš niekur atsiranda kitas automobilis. O tada dar yra psichologija. Kuo labiau įgundi išgyventi pavojingose situacijose, tuo labiau tavo smegenys tyliai pradeda iš naujo apibrėžti, kaip atrodo pavojus. Michaelas stovėjo ant sienų, kurios dauguma žmonių pražudytų vien tik pažvelgus į jas, ir vis tiek išeidavo sveikas. Po 2 dešimtmečių tokio gyvenimo, jo smegenys buvo sukūrusios labai konkretų modelį, kas yra tikra grėsmė. Ji turėjo formą,
Ji buvo vertikali, su išpjovomis ir laikymosi vietomis. Plokščia uolėta platforma 5 metrų aukštyje virš vandens netiko tam modeliui. Ji netrodė kaip tas dalykas, kuris kada nors anksčiau bandė jį nužudyti, todėl jos smegenys jos nelaikė grėsme. Ir dar geografiškai, bangos, pakankamai didelės, kad pasiektų tą konkrečią platformą, ant kurios buvo Michaelas, yra retos. Pats Michaelas ten buvo prieš 2 savaitės. Daugumą dienų vanduo lieka ten, kur jam priklauso būti. Kad Michaelas Riordanas tą popietę mirtų, adrenalinas, kuris skatino jo budrumą, turėjo būti išnykęs. Jo smegenys turėjo būti užregistravusios grėsmę kaip pasibaigusią. Mėnuo darbo prie Atlanto vandenyno turėjo tyliai paversti siaučiančius vandenyno vandenis įprastu peizažu, o ne pavojumi. Ir banga turėjo pasisukti tiksliai tinkamu kampu, į tiksliai tinkamą įlanką, tiksliai tinkamu momentu, kad pasiektų būtent tą platformą, ant kurios jis stovėjo. Viskas turėjo susiklostyti blogai. Taip ir nutiko. Ta penktadienio rytą už 1000 mylių Kalifornijoje Marcy Reardon buvo sunerimusi. Ji visą rytą kovojo su jausmu, kurio negalėjo įvardyti, sunkiu, dusinančiu pojūčiu, kad kažkas negerai. Ji nebegalėjo to pakelti, todėl paėmė telefoną ir surinko Michaelo numerį, tiesiog norėdama pasiteirauti, atsiliepė Damonas. Ir tą akimirką, vyro, kuris 20 metų išgyvendavo tai, kas atrodė neįmanoma, žmona tiesiog žinojo tą tikslų momentą, kai vandenynas laimėjo. Sako, kad žmona visada žino. Michaelas Riordanas oficialiai laikomas dingusiu, bet žinios, manoma, kad žuvo. Nėra kūno ir nėra ramybės. Liko tik prisiminimas apie žmogų, kuris gyveno be virvės ir balti kreidos pėdsakai nuo paskutinio, desperatiško išsitiesimo palikti Airijos pakrantėje. Michaelas tikėjo, kad jo patirtis leido jam suvaldyti visiškai negailestingą aplinką. Tačiau šis kitas alpinistas buvo 2 kartus paliktas mirti sniege, 26 000 pėdų aukštyje, 15 valandų. Jie pasakė jo žmonai, kad jo nebėra, o viskas, kas liko, buvo jo nušalusios kojos pirštai ir nušalęs veidas. Tačiau tada ji gavo dar vieną skambutį. Nepraleiskite mūsų kitos istorijos.